Sveiki, mėlyjeji, o gal greičiau mėlosios, nes į webinarą užsiregistravo moteris kažkodėl tais. Taigi, aš labai jūs atsiprašau, kad webinarą jums atkeliu į ankstyvą rytmetį, nes, internetas yra internetas. Jis kada karalius jisai, ar ne? Kada bus, tada bus ir įrašas. Taigi, bet nieko tokio, šis video įrašas tikrai pasieks jūs ir bet kuriuo atveju visada šitą tradiciją, kuri jeigu mums jinai prigis, patiks daryti vakarus su knyga, tai visada šitie video įrašai liks po to jau YouTube kanale, jie bus prieinami visiems pasižiūrėti. Taigi, aš esu Evelina ir gal pradžiai, kaip atsirado idėja daryti vakarus su knyga, šiek tiek daugiau apie save papasakosiu jau pačioje pabaigoje, nes manau, kad čia nelabai kam įdomu dabar, kas čia ką kalbės, svarbu ką kalbės, ar ne. Tai, bet pati idėja vesti tokius štai vakarus ir dalintis perskaitytų knygų mintimis, dalintis kai kuriomis citatomis iš knygų, įžvalgomis, man kilo natūraliai, kaip ir viskas gyvenime man natūraliai kyla, nes aš klausau širdies. Tai šitą idėją irgi labai greitai atbėgo, labai greitai sukūriau tiesiog Facebook eventą, viskas labai greitai, natūraliai, ar ne? Dieviškai lengvai, kaip sakoma. Tai, kas turi atsirasti eteryje rinkoje, tas atsiranda dieviškai lengvai. Taigi, tai labai mėgstu skaityti knygas, gal pradėkime nuo to. Aš jau skaitau per dieną, nepaisant to, ką papasakosiu video pabaigoje, ką veikiu, nepaisant to, skaitau labai daug, randu tam labai daug laiko, todėl, kad turiu labai didelį norą ir tik vaikystėje nebuvo tų mano mylimų knygų, pavadinkim taip, buvo daugiau, įvairūs mokyklos grožiniai kūriniai ir taip toliau ir panašiai. Tai dar mokykloje labai kažkodėl mėgau skaityti Edmundo Malūko knygas, ten, tie laikai tokie buvo, žinot, atėjusi nepriklausomybė, kas ką norėjo, tas tos plėšė, tai ir gyvenimas buvo panašus kaip Malūko filme, tai knygoje, tai kažkaip buvo labai artimos temos, o dabar savo gyvenime tikrai to žodžio prasme jaučiu, kad susikūriau iš naujo ir tik tai šviesių, pozityvių minčių dėka. Todėl šiandien jau labai yra svarbu, ką mes priimame į savo ratą, kaip mes su kuo bendraujam, ir jau dabar yra viskas kitaip. Dabar labai žiūri, žodžiu, kad tik būtų kuo daugiau šviesių vibracijų ir tam labai padeda knygos. Ir kas įdomiausia, kai jau įstoji tas tokias, pavadinkim, šviesių vibracijų vėžės, nežinau kaip kitaip pasakyti, energetikos šviesesnės, tai jauti, kad ir situacijos atitinkamos kuriasi su tavo gyvenimu, jauti, kad knygų nauda yra didžiulė. Ir labai kažkaip man iš karto taip gavosi, bet po to ir skaičiau kitur, kaip rekomenduoja kiti, tai man iš karto gavosi, kad aš skaitydama knygą jau iš karto taikau ją praktikoje ir man automatiškai viskas tvirtinasi realybėje ir man jau abejonių, kad ten viskas veikia, tai tikrai jau net nebekyla. Tai taip iš tikrųjų rekomenduoja jau, sakykime, kažkokie, nežinau, ekspertai ir kaip juos pavadinti, kad knygų skaitimas, jeigu tik tai paskaitysit, tai ir netaikysit savo gyvenime, tai žinot, pro vieną ausį įeina, pro kitą išeina. Taigi labai svarbu jausti, kuri knyga jums tinka ir jeigu tinka, tuomet jau taikyti savo gyvenime iškart, kol dar tu ją skaitai, kol dar esi tos autorės ar autoriaus energijoje, nes tai, žinokite, ir gydo, ir keičia gyvenimus, ir daro visus kitus stebuklus su jūsų gyvenimais. Tai štai, tai šį vakarą aš išsirinkau knygą, kuri man labai lengvai skaitosi, aš ją labai netikėtai sakiau knyginėm į Albos internete ir kažkaip tai tikrai nesitikėjau jos nei pirmos skaityti, labiau užsisakiau naują knygų seriją, sakykime, tų knygų, kurių norėjau, bet šita pati jinai kažkaip įlindo man į skaitymą, mano repertuarą, nors tu ką. Tai jinai vadinasi Dvasinės skyrybos, turi yra Debbie Ford. Ir
Nežinau net kokiu formatu jums dabar šį vakarą, tiksliau šį rytą, bet kaip ir vakaro ar ne tema. Paruošiu jums pristatymą, pokalbį, kaip vesiu, nieko nežinau, labai pasitikiu tą aukštesnė jėga ir tikiuosi, kad bus viskas įdomu ir bus pasakyta ir išgirsti, kas reikia, tie žmonės, kuriems reikia išgirsti. Tai kas man patiko, iš karto nuo to gal pradėsiu knygoje, kad jeigu pavadinimas tarsi užveda ant kelio, kad dvasinės skyrybos, tai vau, čia turbūt tik tais apie verkšlenimus ir vos ne kaip čia išgyventi po skyrybų, tai iš dalies taip, bet kad didžioji dalis skiriama dėmesio apskritai žmogaus sąmoningumo formavimui, stiprinimui. Tai reiškia, kad su tokiu požiūriu, kokio čia moko, na, iš tikrųjų tai yra ta populiarioji dabartinė vadinama literatūra, kur labai daug stipraus gilaus suvokimo, situacijų aiškinimo, kas kodėl vyksta, tam tikrų pratybų, kaip susidoroti su tam tikrais dalykais. Tai va, tas labai man patiko, kad čia tikrai autorė nesriuboja, čia mokina, kaip tapti laimingu žmogumi ir kažkas kažkur mokins, kaip tapti stipriu arba kovoti su kažkuo, tai mes, na, sakykime, nieko nepasieksim su tokiais tikslais, bet jeigu mes išmoksime būti laimingų žmogumi, tai jau bus didžiulė laimė mums visam likusiam gyvenimui, nes kiekvieną dieną gyvenimas mums atveda įvairias situacijas, įvairius žmonės ir kad be ko, aišku, jau vėliau mes galim suprasti, kad patys ir formuojam tos įvykius. Taigi, mano, sakykime, skaitimo kompetencija, nuolatinio skaitimo, tai jau yra nuo tos dienos, kai atsirado Lietuvoje knygynuose saviugdos knygos psichologinės. Ir aš pamenu, dar universitete bandžiau domėti psichologiją, nors aš baigus verslo administravimą ir vadybą, tačiau buvo ten psichologijos paskaita ir bandžiau žiūrėti tas teorijas, psichologų labai nelipo, labai sausa ir dabar jau suprantu kodėl, nes jau su tais senais psichologiniais, sakykime, požiūrės ir metodikom jau ne šiems laikams, tai yra jau atgyvena. Ir man labai patinka, aš net nustebau, yra internete, taip jau gavosi, kad yra vienu mano mokymų projektų jinai narė, moteris. Aš galvoju, kad jinai gal ten kažką irgi tokio neįdomaus teoriško žmonėms padeda su tai savo psichologijom visom, bet paskaitau vieną jos blogo įrašą, tinklaraščio, kitą ir matau, kad jinai jau yra adaptavusi savo žinias šių laikų bėdom, šių laikų žmonių sąmoniai ir vau, mane nustebino, aš net nežinau, kuo jinai ten remiasi, bet labai malonu ir jeigu kam bus įdomu, tai psichologaspadės.lt jos į tinklaraštį pateksite. Būtent visi mūsų vakarai bus skirti giliem savęs kapstymam, sąmoningumo ugdymui, jeigu taip trumpai tariant, nes tai yra mano pati mylimiausia tema ir jeigu dabar yra 2016 metai, tai jau galiu pasakyti, kad tokią literatūrą skaitau 16 metų tikrai, o intensyviai kiekvieną dieną skaitau tiksliai 11 metų. Ir kiekvieną dieną skaitau visur knygas, pas mane yra ir automobilyje knyga, tualetė yra knygų, aišku, kas be ko. Kiekvienam namų kampe iš tikrųjų yra knygų ir bet kur, žodžiu, primėtyta, kur man užeis noras paskaityti, aš ten griebiu, greitai paskaitau. Ir daug kas sako, Evelina, tu nebraukyk tų knygų, Tai žodžiu, jeigu man yra knygos, štai matot, subraukytos, pažymėtos, tai yra jos dėl to, kad tai yra viena iš mano skaitimo malonumo dalių. Ir pagrindinė priežastis tai yra tai, kad knygų, kurias aš skaitau, kaip sakiau, saviugda ir sąmoningumo ugdymas, jos yra ne romanas. Romaną vieną kartą paskaitai, numetėjai, padėjai ir tau, kaip sakoma, nereikia daugiau sugrįžti prie tos knygos, tu ją gali dovanoti, gali duoti bibliotekai, gali palikti, nežinau, vaikam, dar kažkam. O šitos knygos, kad žmonės nedovanojamos ir neskolinamos. Tai yra mano autentiškas savianalizės darbas su savimi visam likusiam gyvenimui. Reiškia, jeigu aš
paskaičiau prieš savaitę visą knygą, perskaičiau, susižymėjau. Tai tikrai nereiškia, kad aš jos nepaimsiu šiandieną, netversiu kažkurios akimirkos, nepasižiūrėsiu ir vėl nuo jos, na, sakykime, nepagausiu to pakilumo, to didingumo, ką man duoda knygos. Todėl visi, kurie smerkia žmonės, kurie brauko knygas, labai linkiu išsivalyti iš savęs pirmiausia smerkimo energiją ir noro kontroliuoti kitus energiją. Ir pamatysit, kad dažniausiai tokie žmonės tai ir gyvenime susiduria su panašiom problemom, tik todėl, kad jie daug ką smerkia ir daug ką bando kontroliuoti. Tai po to situacijos automatiškai išsirutulioja tokios visiškai ne tokios, kokios jūs norite. Kodėl? Kodėl? Todėl, kad priežastis yra viduje. Taigi visi mūsų vakarai bus koncentruoti į tą vidaus tobulinimą ir patikėkit tikrai mums, mūsų vidus tvarkyti, kuopti, kiek ten yra, atsiprašant, mėšlo, per daugybę gyvenimų, kiek mes jeigu atsimenam, kiek neatsimenam, patikėkit, šiam gyvenimui visam užteks iki pat, taip sakant, gluosto sudėjimo dienos. Tai aš irgi nesu tobulybė ir gal todėl būtent tiek noriu kelti savo, sakykime, energetiką, vibracijas, auginti savo asmenybės mastą, kuo daugiau padaryti dėl savęs šiam gyvenime, kiek aš galiu. Tai tie, kuriems artimas toks požiūris, kviečiu nuolat registruotis, prenumeruoti mūsų kanalą YouTube'e, jūs gausit priminimus visada, kas norės dalyvauti online, galės dalyvauti online, užduoti klausimus, gal net pasiruošit kokį klausimą užduoti, pavartysit arba patys esat skaitę tą knygą, tai iš vis būtų labai fainos diskusijos. O dabar, kągi, pabandysiu aš tiesiog, viena su savim, bet turėdama minty, kad manęs jūs dar išklausysit, kai atsiųsiu jums video įrašo nuorodą. Taigi, šitoje knygoje, ar nedvasinės skyrybos, viskas eina per tokį dėsnių pateikimą. Pripažinimo dėsnis, susitaikymo dėsnis, kalbama, analizuojama labai giliai, dieviškojo vadovavimo dėsnis, pasirinkimo dėsnis, atleidimo dėsnis ir kūrybos dėsnis. Ir kas pačioj pradžioje yra sakoma, kad santuokos negalima nutraukti. Galime sakyti, kad santuoka nutraukta, galime netgi gauti valstybės tarnautojų patvirtinimą ar ne, skyrybų liudijimą, bet negalime iš tikrųjų jos nutraukti. Negalime nuspręsti, kad dviejų sielų sąjunga liovėsi egzistavusi. Kuriuos Dievas sujungė, iš tiesų niekas negali skirti. Netgi, kai tai, kas buvo sujungta, atskiriama, vienoje pusėlėje išlieka kitos pusėlės dalis. Kitaip tariant, įmanoma padalinti, bet neįmanoma liautis buvus vienas kito dalimi. Įmuškite į dubenį 2 kiaušinius ir juos sumaišykite, o tada pamėginkite vienas nuo kito atskirti. To padaryti neįmanoma. Žmonės yra kaip tie kiaušiniai dubenyje. Visi esame vieni su kitais susipynę. Skyrybas mums gali atrodyti, kad gyvenimas visiškai susijaukia ir mes jau niekada nesigausime. Knyga yra būtent apie tai, kaip išgydyti praradus dalį savęs. Ši knyga yra stebuklinga ir šioje knygoje visas tas vedimas, visas pasakojimas, tai nepaprasta kelionė. Meilės tamsa į niekada nesibaigiančios meilės šviesą. Meilės savo, meilės gyvenimui ir meilės Dievui. Iš tikrųjų, ką galima čia pridėti? Tik tai, kad tai tikrai yra labai inga. Yra čia ir tokių, sakykime, pirminis tas požiūris pateiktas toks, kad gal ar labai skaudžiai viską išgyvena, kuriems aštri tai yra tema, bet tikėkite, ta knyga tiek daug duoda ramybės, sąmoningumo, vidinio tokio žinojimo, sugrąžina labai asmenį į meilę savo būseną, kad linkiu visiems, žinokit, ją perskaityti. Tai dabar tiesiog dar, ką esu pasižymėjus, kažkokias ištraukėlės pabandysiu. Nes gerai. Jeigu pasinaudojame skyrybomis kaip galimybę užsigydyti žaizdas, mokytis ir augti, kad galėtume tapti sąmoningais, mylinčiais žmonėmis, išgyvename tikrą dvasinę patirtį ir išlaisviname savo sielą. Na, tikrai taip, apie ką ir kalbėjau. Kam įdomu, aš asmeniškai irgi esu išsiskyrusi ir su dar ta praeita sąmonė, su labai jau senai išsiskyrusi prieš, dabar galvoju, taip, tai va, ir jeigu kas klausėt, tai
tai tikrai nesutapimas, kad būtent 11 metų gyvenu visai kitos sąmonės gyvenimą. Tai yra tarsi palaidau su savo skyrybom, palaidau ir buvusią sąmonę ir dabar esu naujoj sąmonėj. Ir jeigu va šitą sąmonę, tarkim, turėčiau tais laikais, kai skyrėmės su vyru, tai esu tikra, kad nei jis skirtusi su manim, nei aš su juo skirčiausi. Tiesiog toj sąmonėje, būtų visai kitaip sprendžiamos problemos. Bet yra kaip yra ir dabar jau reikia gyventi taip, kaip prisidirbam, kai sakom, ar ne? Tai užuot skendus toliau sudaužytos širdies skausme, autorė pataria dvasinės skyrybos rasti ryšį su aukščiausiaisiais mūsų prigimties aspektais. Tik taip galime susigrąžinti jėgą, džiaugsmą ir neribotą laisvę kurti savo svajonių gyvenimą. Skausmas ir pasikeitimas yra raktai, kurie atrakina duris, vedančias į gilesnį žmogiškosios patirties supratimą. Skyrybų skausmas sugriauna mūsų gynybinės sienas ir mes tampame labai pažeidžiami. Kaip tik šis pažeidžiamumas leidžia mums pasinerti į savo vidinę tylą ir patirti ramybę bei pasitenkinimą. Esu tikrai labai smagiai prisimenu tą atvejį, kai viena pažįstama buvo prie skyrybų ribos ir tuo metu, kai išgyveno didelį maištą savo vyro, ten didelės tikrai bėdas, neminėsiu jų, bet tai daugiau pavadinkim maištavimas. Tai tuo metu, kai tą maištą jinai išgyveno, buvo kažkas vau ją žiūrėti. 2 metus aš tą žmogų mačiau, ir paukščiuką girdi ryte, ir tylą mėgsta, ir muziką klauso, ir ryšys su žmonėm toks pasidarė, jos šiltas ir, kaip čia pasakyti, be pykčio, be pretenzijų, absoliutus nuolankumas, susitaikymas, Dievo valia, mažų stebuklų pastebėjimas ir jų vis daugėjimas. Žodžiu, aš tą žmogų, pavadinkim, tikrai mačiau visai kitokį. Ir po to, kai jau susitaikė su vyru, jau nebežinau tos istorijos, kaip toliau ten jam sekasi. Bet yra didelė tikimybė, kad vėl truputį nusimušė nuo tų vibracijų, nes tą jau reikia daryti kiekvieną kartą, tą saviugdą užsiimti, kad išlaikyti visą tą gražią būseną. Tai būtent čia yra, kaip ir minėjau pradžioje, aptariami autorės 7 dvasinių skyrybų dėsniai. Ir daug lengviau jas išgyventi, tas skyrybas, kaip autorė sako, kai žmogus supranta, kad santykiai nutrūko vardan aukštesnio tikslo. Ką jau pastebi iš savo daugybę pažįstamų patirties ir iš savo patirties, kad mums reikia, kad mūsų purtytų kažkoks įvykis, o ko gero lengviausia, kai tai su antra pusė mūsų purto įvykiai, kai kažkas kažkur nueina, kitur ar ne, arba jau pareiškia pareiškimą skirtis, tai tas žmogus išsiprausia, išsivalo visas tas negatyvės energijas, kurių pilnas, kurių tuo metu, kai buvo tas žmogus šalia, nevertino, visai pujo tą žmogų. Tai skyrybų skausmas iš tikrųjų kaip koks ir darinti žmogų tikruoju juo, nes mes tikrai visi gimėm ne tokie, kad šauktumėm ant kitų, rėktumėm, statytumėm reikalavimus, kontroliuotumėm, žiūrėtumėm SMS-kės ar ne telefonus, kad būtumėm paranojikai. Mes tikrai tokiais negimėm, mes gimėm tyros, švarios būtybės, kol neapsidėjom savo, savo tą esybę tokiais idiotiškai šarvais iš tikrųjų. Ir aišku, aš visada akmenį metu į šiuolaikinę švietimo sistemos daržą, nes jinai visiškai neparuošta žmogui gyventi. Aš to daugiau gal tiesiog, nežinau, sistemai kurti su savais tikslais, bukų robotukų armiją užauginti, kurie po to, kai baigė mokyklą, nebežino, kaip gyventi ir mūsų nemokė. Daug dievė, kad mes gimėm kažkuriuose šeimose tobuluose ir mes matėm santykių gerą pavyzdį iš tėvų, bet suskaičiuoti ant rankų piršto, ne kiek jūs savo pažįstamų tarpe. Tų dalykų. Tai
Būtent pripažinimo dėsnis teigia, kad viskas yra taip, kaip turi būti. Ir niekas, absoliučiai niekas nevyksta atsitiktinai ir nebūna jokių sutapimų. Mes nuolat vystomės, sudėliota specialiai mums, kad gautume iš jo viską, ką reikia mūsų unikaliam evoliucijos procesui palaikyti. Apskritai vienas iš visatos dėsnių yra evoliucijos dėsnis ir pagrindinių, ko gero, nes būtent evoliucijos, kodėl mes kiekvieną dieną truputį kitokie atsibundam, truputį kažkas visur keičiasi, kodėl, kaip yra tas pasakymas, vienintelis dalykas pastovus, tai kad nuolat viskas kinta. Tai kodėl mes gyvename amžinajam pokytį, todėl kad viskas yra evoliucija, dėl evoliucijos. Yra susitaikymo dėsnis. Šintis ir susitaikome su padėtimi, kad ir kokie jį būtų, viskas pradeda keistis. Iš tikrųjų, nuo pripažinimo to momento viskas pradeda eiti geryn. Pasipriešinimas yra pagrindinė kliūtis, neleidžia mums gyti. Mes ne tik ar ne su kažkokiam blogom situacijom, mes priešinamės žmonėm. Mūsų didelė ego dalis neleidžia kai kuriem žmonėm būti tokiam, kokie jie yra, veikti tai, ką jie veikia, iš kur atsiranda pavydas, konkurencija, neapykanta, pyktis, pagieža, ironija, smerkimas. O kad neleidžiam susitaikyti savo vidui, priešinamės nors tu ką. Trūks plyšplėšo maikės, bandom priešintis. Tai kuo daugiau susitaikymo gyvenime turėtumėm parodyti savo situacijom, savo įvykiam, savo artimiesiams, supantiems žmonėms. Tas priešinimas iš baimės. Priešinamės, nes bijome, kad jei pasiduosime įvykių tėkmei, prarasime kontrolę situacijose, kurių nemokėsime suvaldyti. O kai sutinkame atvirai pažvelgti į savo tikrovę ir pripažįstame, kad nežinome, kaip viską ištaisyti, rengia priimti reikalingą pagalbą. Ir tikrai taip, svarbiausia yra, ten aukštesniems sutvėrimams parodyti, kad mes pasiruošę esame priimti. Tik tai svarbiausia, neblokuokim tos ateinančios pagalbos savo tokių, tikrai erzinančių kitą kartą charakterių arba nusteikimo. Tai dieviško vadovavimo dėsnis 3. Dievas dėl jūsų padarys tai, ko patys negalite dėl savęs padaryti. Kai nustosite būti kliūtimis savo ir liausitės priešintis, tapsite nuolankus. Nuolankumas yra durys, pro kurias į jūsų gyvenimą gali įžengti Dievas. Stokodami nuolankumo tikime, kad viską galime padaryti patys. Stokodamas nuolankumo, išdidumas arba ego trukdo aiškiai išvysti visą situaciją. Mūsų ego viskam vadovauja, kol atsisakome savo teisuoliškumo įsitikinimo, kad esame nepriklausomos ir atskiros būtybės. Kol tikime šiuo mitu, aukštesnioji išmintis mums dėja, bet nepasiekiama. Tikrai taip, aš esu begalę kartų užlipus ant šito grėblio. Dabar jau kai kurie žmonės, kurie mane, pažinojo anksčiau ir dabar turbūt, jeigu anksčiau galvoju, kad ten esu tokia, alkūnės, atsiraitojus varau per gyvenimą, tai galvoju, kad kokia nors šalta egoistė tapau. Ne, netapau tokia. Tapau tiesiog žmogus, kuris nuolat klauso savo širdies, bet kokioj situacijai, bet kokioj. Reikia kažką priimti, priimu, gaunu ženklų, kad reikia priimti, net kažką gal priešintus ego priimu, gaunu ženklų, kad reikia kažko atsisakau, be jokio prisirišimo, be jokio kažkokių tai nusistatymų išankstinių ar kažkokių išankstinių nuomonių susidarimo. Ir kai taip pradedi gyventi, tikrai žinokit, įvykis po įvykio vienas už kitą geresnis, pavadinkime juos net tais vadinamaisiais stebuklais. Kodėl aš ir sakau, kad stebuklų nėra? Tiesiog mūsų, tai kaip mus išmokino sistema į gyvenimą, požiūrį, tie dėsniai, kuriuos mums sukūrė mokykla, švietimas, apskritai, politika ir tam tikros jėgos, kuriams tai naudinga, tai mūsų kūrė, galvoti, kad mes patys iš vis neįgalūs nieko savo mintimis kurti,
kurti savo gyvenimą, savo gražų gyvenimą, kad širdies klausyti, tai iš vis kokia nesąmonė, baigi čia tik idiotų žaidimai. Tai va, tai kai mūsų tokiais aplipti dalykais, mes ir galvojam, jeigu netyčia koks įvyksta geras dalykas, kad tai stebuklas. Atsivaizduokite, jeigu mes nuo pirmų dienų būtume papuolę į tokią aplinką, kur mus mokina kurti įvairius dalykus mintimis. Tai mums net ir visos teleportacijos nebeatrodytų kaip stebuklas, nes tose vibracijose galima teleportuotis, kur nori, ką nori daryti, bet dėja Žemės tos tankiosios energijos, jos stabdo daugelį, pavadinkim, ale stebuklų, bet iš tikrųjų tai mes esam, sakykime, sutverti daug didingiau gyventi, negu gyvename. Daug daugiau dalykų mes galime stebuklingų patirti. Kuo daugiau žmonių užsiims saviugdą, kuo daugiau tai praktikuos su savo gyvenimo įvykiais, kuo daugiau tai pajus, tuo greičiau įsikelės visur tą nuomonę. Tikram stebuklė, ne? Ketvirtas yra atsakomybės dėsnis ir jisai sako, kad Dievo vedami galime pamatyti ir suprasti, kuo prisidėjome prie skyrybų dramos kūrimo. Tikrai taip. Tada galime prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą ir susitaikyti su praeitimi. Galime suprasti, kad pasirinkome idealų partnerį, padėjusį mums išmokti reikiamas pamokas. Kai įsileidžiame į savo gyvenimą Dievą ir leidžiamės jo vedami, pradedame gyti. Visiškai taip. Ir tų priežasčių, kodėl įvyko skyrybos, kuo daugiau auginsite sąmoningumą viduje, tuo rasite daugiau ir ko gero tai, ką bandėt sukurti tik partnerio klaidoje, matysit, kad pats ne ką blogesnis kalbis prie skyrybų prisidėjo. Man lygiai tas pats nutiko ir sakau, tai buvo visiškai praėjusi sąmonė, kuri jau yra palaidota. Penktas dėsnis yra pasirinkimo dėsnis. Prisiėmę atsakomybę galime pasirinkti naujus gyvenimo interpretavimo būdus, kurie suteiktų mums jėgų. Mes tampame savo naujos realybės kūrėjais. Išsiskirti su partneriu, nutraukti su juo karminius ryšius, galime pripažinę ir priėjame tuos savo asmenybės aspektus, kuriuos iki šiol projektavome į partnerį. Taigi tik jis kaltas, o ne aš. Ne? Ir dar tiek tiksliai žinom, kodėl jis kaltas. Kokiu elgesiu savo kenkiame ir išmokstame valdyti padėtį užuot ją reagavę. Šeštas atleidimo dėsnis. Nutraukę karminius ryšius, galėsime paprašyti Dievo mums atleisti. Prašymas atleisti padeda atsikratyti įsitikinimu, kas yra gerai, o kas blogai. Leidžia pajusti gailestingumą visai savo esybei. Gailestingumas atskleidžia, kai išvystame visatos tobulumą, kai sugebame patirti save kitame žmoguje. Gailestingumą gimdo gilus supratimas, ką reiškia būti žmogumi ir kaip tai yra sunku. Gailestingumas yra Dievo malonė tiems, kas jos prašo. Kai patirsime gailestingumą visų pirma savo, gebėsime atleisti ir parodyti gailestingumą ir partneriui. Septintas dėsnis – kūrybos dėsnis. Patyrę atleidimo suteikiamą laisvę, galime įžengti į naują realybę. Atleidimas nutraukia visus saitus, kurie laiko mus pririšę prie praeities. Jis leidžia mums patirti tyros širdies meilę ir gyvenimo džiaugsmą. Laikas kurti naują ateitį, kurios pagrindas bus jūsų dieviškoji tiesa. Taigi šie 7 dėsniai yra jūsų gijimo gairės. Na ir autorė sako, kai gyvendysite šios dėsnius praktiškai, įgysite laisvę kurti tokį gyvenimą, apie kokį visada svajojate. Tai tiek buvo trumpai apie dėsnius. Na, o šiek tiek dar gal apie tuos, sakykime, įdomesnės vietas, kurias esu pasižymėjusi knygoje. Esu labai įdomų suvokimą pagavau skaitydama šią knygą, kad labai analizavau savo gyvenimo situacijas ir identifikavau
stiprią seną iš vaikystės. Žodžiu, iš vaikystės man pakilo tas atsakymas, kodėl tai man jie buvo. Ir gal dar yra, nes aš dabar dirbu su savim ties tą vietą, tai aš pavadinau savyje tokią, atradau žodžiu. Myliu, bet atstumiu ir bėgu. Tai čia yra mano bruožas, kad aš nuo meilės bėgu. Ir tai jau paanalizavus visą gyvenimą, pasimatė ypatingai skaitant šitą knygą ir matyti atėjo laikas, kai šitą dalyką aš turėjau apie save atrasti, kaip sakoma, čia ir dabar. Ir matyti esu jau tinkamos sąmonės tą dalyką spręsti savo esybėje. Taigi, tai būtent mano, sakykime, bėda, kiti gal kažkokias kitas savo bėdas atras savyje. Tai labai domiuosi visas knygas, kurias skaitau, absoliučiai visas žinių, kur randu sąsajų su situacijų sprendimais, kūrimais, įvykiais, visur visada pasižymiu štai taip situacijas, matot? Gal taip pat esu parodys. Tukais uždedu, todėl, kad turiu tokią svajonę kažkada, nežinau, parašyti kažkokį darbą, gal net kažkokiu tai norėčiau prisikviesti mokslininkų, kurie domisi šitais dalykais, kartu rašyti darbą apie situacijas, apie jų, kaip jos ir kodėl vyksta, nes man visada viskas vyksta ne šiaip, kai patyriau, aišku, daug žmonių artimųjų netekčių ir kai pasižiūri jų netekčių priežastis, tai yra milisekundžių tikslumu įvykę įvykiai, kurių galėjo ir nebūti. Ypatingai tai liečia avarijas. Ir avarijos yra tas, sakykime, tie įvykiai, kurie pastumėjo mane giliau analizuoti ir norėti pažinti situacijas, kaip jos vyksta ir kodėl vyksta ir kas jas lemia ir kaip jų galima kurti tokias, kokias mes norim, o nenorim. Tai va. Tai būtent karminiai ryšių skiltyje yra apie situaciją, aš daug pasižymėjau. Emocinės žaizdos yra nesąmoningas mūsų praeities skausmo aidas, parodantis, ką savyje turėtume gydyti. Mūsų traukia prie žmonių, kurie turi panašią arba visiškai priešingų emocinių problemų. Iš tikrųjų, aš tą jau stebiu ne kartą, kokie žmonės būrėsi mano aplinkoje ir ypatingai darbiniai plotmėje, nes mano tie darbai susiję su žmonėm labai stipriai. Tai aš tiesiog, kai klausau jų istorijas, visada man taip artimų yra daug, arba labai priešingų, kardinaliai kitokių. Tai galvoju, ne šiaip čia mes susitikom. Su šiais žmonėmis mus sieja energetiniai ryšiai, kuriuos aš vadinu karminiais ryšiais. Tai galima pavadinti likimu. Karminiai ar lemties ryšiai pritraukia į mūsų gyvenimą žmonės, patirtis, būtinas mums tobulėti. Taigi dabar jau lyg ir aišku, kodėl mes sutinkame būtent tos žmonės savo kelyje, o ne kitus. Kad mes per juos augame. Ir taip vieni per kitus, todėl ir esam susiję, ar ne? Šie ryšiai kaip radijo bangos. Iš išorinio pasaulio jie atneša mums visas patirtis, kurių reikia žaizdoms gydyti. Kol šiomis bangomis gauname žaizdose užšifruotą informaciją, to liekame įstrigę atitinkamose situacijose. Karminiai ryšiai padeda mums mokytis, augti ir išvystyti visą savo potencialą. Siela žino, kokia yra mūsų aukščiausia išraiška. Ir net jeigu sąmoningasis aš nesupranta, kodėl kas nors vyksta, siela labai gerai žino, kokios patirtys yra mums reikalingos. Na, o kitose knygose, tose, kuriuose daugiau jau kalbama apie to, ko nemato mūsų akis, ar ne, visatos tos visus paslaptis, pavadinkim, kuris irgi mes nematom, kai kurie tik todėl, kad nemokino mūsų to kitais dalykais užgrūdo galvelę. Tai būtent ten yra labai aiškiai pasakojama, kad mes netgi ir situacijas, ir įvykius, ir tobulėjimo kelią, ir žmonės pasirenkam dar prieš ateidami į
kaip taisyklė, ateinam į žemę 2 metus, tylim, nekalbam, tarsi turėtume užmiršti tai, ką žinojom, arba, turėtume neišplepėti čia tie, ne žemė, tai, ką dar prisimenam. Tai labai va čia yra svarbu. Net jeigu su mumis elgiamasi, su mūsų dabartiniu protu, labai neteisingai, net jei kas nors mus apgauna, išduoda ar nuskriaudžia, jokia situacija iškylanti mūsų gyvenime nėra atsitiktinė. Ir viskas atsitinka tam, kad galėtume pereiti į kitą suvokimą lygmenį. Mūsų užduotis suvokti šią tiesą ir išvelgti, kaip kiekvienas įvykis gali pakeisti mūsų gyvenimą. Ir norint atrasti šią tiesą, kas be ko reikia įveikti daugybę laiptelių. Taigi ši knyga jums padės tai padaryti, padės išgyti ir pajusti dėkingumą už savo gyvenimą. Mano dar toks įsikišimas būtų, kad ši knyga iš tikrųjų yra, kaip sakiau jau pradžioj, skaitoma nuolat. Ir ne tik poveikis jos tuo metu, kai skaitai vieną kartą numetį, ne, ją reikia nuolat skaityti, kol įsisavinsim tam tikrus labai esminius dalykus, esminės žinias, informaciją, kuri mums tikrai padės tapti sąmoningu ir laimingu žmogumi. Priimdami kiekvieną savo gyvenimo įvykį ir atrasdami jame aukso grūdą, mes augame ir gyjame. Vėliau galime pasinaudoti savo patirtimi, kad padėtume kitiems ir savo. Turite sutikti, kad skyrybas išgyvenate dėl tam tikro aukštesnio tikslo. Ir kad jūsų santuoka nutrūko tiesiog vardan aukštesnio tikslo. Tai yra variantas dėl tuometinės sąmonės abiejų partnerių nesąmoningumo, irgi variantas, bet tai vėlgi taip galbūt veikia, ar ne? Taigi, jeigu pradėsite gyvenimą žiūrėti iš šios perspektyvos, greitai viskas pradės keistis. Suvokimas, kad gyvenimas yra mūsų mokytojas, veda mus į aukščiausią tikslą, yra milžiniškas žingsnis į priekį. Kai pajusite skyrybų suteiktą palaiminimo, jūsų atviros žaizdos ims gyti, o širdis pradės atsiverti. Kai išmoksite šią vertingą pamoką, vėl pajusite džiaugsmą ir susidomėjimą aplinkiniu pasauliu. Stebuklas įvyks, kai pradėsite atsiverti naujam gyvenimui ir matyti galimybės ten, kur anksčiau jų nematydavote. Skyrybos tampa šventa akimirka, kai nusprendžiate pasinaudoti jomis kaip raktu į naują ir nepaprastą gyvenimą. Apie dvasinį pabudimą, keitimąsi sielos ir širdies sujungimą. Štai šitą knygą apie ką. Ir ši knyga padės jums išvystyti savo gyvenimą Dievo akimis. Kaip sakiau, dažnai dar savo gyvenimą Dievo akimis padeda išvysti blogi įvykiai, bet tam, kad jų būtų mažiau, mes verčiau tokiu būdu informacijos ieškojame, kelkim savo sąmonę, tą asmenybės mastelį kitokio lygio, kad mums nutiktų kuo daugiau gerų įvykių. Taigi, vienas iš pratimų gydančių, tai kas be ko, tikrai galiu paliudyti, patvirtinti, pradėkite rašyti dienoraštį. Dienoraštį rašau nuo paauglystės, iš tikrųjų, nuo vėlyvos vaikystės, gal taip pavadinkim, iki dabar. Ir rašymas iš tikrųjų yra gydanti galia. Ir Širdies akademijos, dabar kaip tik prisiminiau, pasirodys produktas rinkoje artimiausiu metu, nes jau dizainerė viską jau ir sumaketavo. Aš sukūriau tokią, kuri leidžia išgirsti savo širdį, užsiimti, žodžiu, kuo daugiau savianalizę. Ir jeigu man padėjo tai, ir turbūt tie, kas jaučiat žmogaus energetiką, jaučiat, kad to nesumeluosi, kas nuo žmogaus sklinda, tą jūs turite jausti. Tai jeigu man pavyko, ir galite, aišku, dienoraštį rašyti tiesiog ant tuščio lapo, bet ta knygelė bus didelė priemonė savo analizai, darbui su savimi. Kitas dalykas yra
Kitas gydantis pratimas, ką čia autorė patarė, tai kelis kartus lėtai ir giliai įkvėpkite, tegul jūsų kūnas ir protas nurimsta bei atsipalaiduoja. Paskirkite šį laiką savo gijimui. Užsimerkite ir sutelkite dėmesį į širdies sritį. Dabar įsivaizduokite, kaip būtų galima paversti skyrybas dvasinę kelionę. Akimirką pamastykite, kad visi jausmai ir visos šį įvykį supančios aplinkybės egzistuoja tam, kad jūs pažadintų. Pripažinkite, kad tai viskas, kas vyksta, yra šventa ir vyksta tik tam, kad paskatintų jūsų gyvenime teigiamus pokyčius. Autorė sako, kad gali būti, kad atliekant šį pratimą jumyse sukils pyktis, liūdesys ir pasipriešinimas, nenoras pripažinti skyrybų kaip dvasinės kelionės. Na, yra gerai, nėra nieko netinkamo. Kai tik būsite pasirengę, lėtai atsimerkite ir daug nemąstydami užrašykite visą savo mintis, įžvalgas ir jausmus į dienoraštį. Dienoraščius tai tikrai rekomenduoju, mėlyje, jų jau šiais laikais yra visokiausių, gražiausių pirkti, bet esmė, ne? Labai graži citata yra Alberto Camus panaudota šito knygoje. Viduržemį pagaliau supratau, kad manyje slypi nenugalima vasara. Praeities skausmas ir ateities baimė įkalinamos toje pačioje vietoje. Mūsų regimas miglotas vaizdas neleidžia gyventi dabartyje ir atsverti aukštesniems sąmonėms lygmenims. Tik tada, kai turime drąsos pripažinti tiesą, nedangstydami jos iliuzijomis ir neapgaudinėdami savęs, pamatome visus įvykius šviesoje, kuri padeda įžvelgti kelią į sėkmę. Tiesą pripažįstame, kai liaujamės neigti ir teisti, kai pasiryžtame matyti dabartį tokią, kokia iš tiesų yra šią akimirką. Be jokių dramų ir sudėtingų siužeto linijų. Mūsų kuriama drama neleidžia išsiveržti iš begalinės pasiteisinimų spiralės, kurioje nesugebama atskirti faktų nuo fantazijos. Dramos pasitarnauja kaip gynybinis mechanizmas, sukurtas apsaugoti mus nuo praeities skausmo. Pasinėrę į dramą mes negyvename dabartyje, nes kiekviena situacija panašiai įvykusią praeityje. Iš naujo mus įtraukia. Manome, kad reaguojame į savo gyvenimo iššūkius, bet iš tikrųjų tai yra reakcija į nenumalšintą skausmą. Kad galėtume išsilaisvinti iš savo apribojimų, kuriuos sukuria gyvenimas, turime atskirti tikrus dalykus. Reikėtų užduoti savo tokius klausimus, kas atėjo iš praeities ir kas vyksta dabar. Kokį neišgydytą skausmą atsinešėme iš praeities ir koks priklauso dabarčiai. Taip pat svarbus gijimo proceso aspektas yra mokymasis atskirti faktus. Ir yra labai geras pavyzdys. Faktas yra objektyviai vertinamas gyvenimo įvykis, o prasimanymas yra istorija, kurią kūrėme remdamiesi iš praeities atsineštomis emocijomis. Būna paremtos faktais. Ir čia autoriai pateikia kelis pavyzdžius, padėsiančius atskirti faktus nuo prasimanymų. Man tai jie labai patiko. Faktas. Žmona mane paliko. Prasimanymas. Žmona mane paliko, nes nesu vertas meilės. Arba atvirkščiai, vyras mane paliko, nes nesu vertas meilės. Kitas faktas. Vyras ištuštino visas mūsų banko sąskaitas. Prasimanymas. Vyras mane apgavo ir visam laiku sugriovė man gyvenimą. Kitas faktas. Mano vaikas turi problemų mokykloje. Prasimanymas. Skyrybos sužalojo mano vaiką visam gyvenimui. Tai vat, gyvenimo faktų atskirimas nuo prasimanymų ir sukuria pagrindą situacijai pripažinti. Ir daug jūs baimių turbūt kamuoja žmonės, kurie, prieš dar skaitant toliau, daug baimių kamuoja, kaip jūs, tarkim, gyvensit toliau, jeigu tie, kas galvoja skirtis,
kas pasiims, žodžiu, gal vaikus, kas saugos juos, kaip turės pinigų, ypatingai moteris, labai daug gyvenime moterų, nežinau, be galo daug, kiek tenka matyti arba išgirsti istorijų. Jeigu ne skyrybos, tai vyksta kitas dalykas, kad moteris gyvena su vyrais tik todėl, kad bankai. Tai labai norisi palinkėti arba jau taip padaryti viską, kiek moteris iš tikrųjų yra labai galinga, padaryti viską, kad padėti tam vyrui vėl būti su jumis draugystėje, gražioje santuokoje, arba tiesiog nebesikankinti vienas su kitu, nes gali iš tikrųjų visos tos pamokos išeitos, išmoktos ir gal jūs net nežinot savo visų galimybių, ką jūs galite vieni. O iš tikrųjų yra ta tiesa, kad kai lieki vienas, sėdi ant savo šiknos, kai reikia išgyventi save, vaikus, patikėkit, tada atsiveria tokios žmogaus galimybės, kurias galima pavadinti, mūsų protas pavadintų tuos dalykus stebuklais, bet kas be ko, kaip sakiau, mes iš tikrųjų esam labai galingi žmonės, mes galime labai daug su savo gyvenimais sukurti, kurti norimus dalykus, gyventi su norimais partneriais, sutikti mylimų žmonės, būti mylimi. Patys pagalvokite, jeigu 90 kokie gyventojų, sutuoktinių gyvena tik dėl kažkokių priežasčių vieni su kitais, tai kaip likusiems arba visiems netgi tiem patiems sutikti savo tą puselę, kad ta puselė užimta sėdi, dirba banko darbą, pavyzdžiui, kažkurioje šeimoje. Kita kokia moteris dirba tai sekso reproduktorės, vaikų reproduktorės darbą kitoje šeimoje. Tai arba tik namų šeimininkės darbą dirba. O kur mylimos moters darbas, kur mylimo vyro darbas, kur mylinčio. Tai mums visada taip turbūt seksis sunkiai sutikti savo artimą žmogų, net sutikus su juo būti kartu, nes jis jau dirba. Jis dirba banku, kaip sakiau, arba reproduktorium, kažko jūs įsidarbinęs. O kadangi baimėmis apsikaustęs visą savo esybę, šito darbo, gyvens dėl vaikų, dėl, kaip sakau, dėl pinigų, dėl turtų, užgyvento bendro turto. Tai, kai pradėti žiūrėti, ar nešitės į kapus tos turtus, tai suprantat, kad ten išeisit tik tais su tom ąžuoliniam lentom, kiek ten 6. Ar ne, tai jau dabar turbūt ne visada karstai iš ąžuolo, gal jau kokių kinietiškų privežta. Tai va, tai ką daro su savo gyvenimais, kai įsikibę laikotės kažkokių idiotiškų nuostatų, buvusių programų, kai moteris neleidžia vyrams lankyti vaikų, arba kai vyrai nelanko savo vaikų iš pykčio moteriai. Skaičiuojat, kai kokie dvasios ubagai elementus, gailit vaikams elementų. Kiekvieną kartą tokie žmonės, kai leidžiat laiką kelionėse, pagalvokit, turėjot kelionį, turėsit ir vaikams. Ir vaikas tikrai kainuoja labai daug. Man labai patiko vienos mano senų laikų bičiulės pasakymas, kad vaikas kleva lapais, nesivalo užpakalio. Tai tikrai mes tiesiog gimėm tokiu laiku, kai lapais nesivalom užpakalio ir gimėm tokiu laiku, kai autoriška visuomenė ir mums reikia tiem vaikam auginti pinigų. Ir kiek visokių teroristinių išpuolių ir aktų vieni prieš kitus darom, gąsdinam, grasinam ir viso to atsisakius, įsivaizduokit, balastas nuo širdies nukrenta ir jūs gyvenate tiesiog laimingą širdies vedamą gyvenimą, kai realiai niekas netrukdo gyventi laimingo gyvenimo, tik tais pats žmogus savo trukdo. O kai savo trukdo, automatiškai ir kitam prikaišo tų pagalių. Kita vertus vėlgi, žmogui, kuris dirba su savim, kurio energetika yra labai aukštų vibracijų, nieko per daug nepadarys.
Patys suprantat, kad jisai jau kuria aplink save situacijas, kuriuose viskas sprendžiasi dieviškai lengvai. Tai vat ir yra tas pasakymas, kad pradėkime nuo savęs. Norėdami keisti partnerį, pradėkime nuo savęs. Tai labai linkiu tos harmonijos, tos laimės ir kuo mažiau to nusimesti. Kaukių vaidinančio fasado. Kiek daug yra tų šeimų, kurios tą fasadą užsidėjusios ir galvoja, kad tai čia visi patikės, kokie mes nustabus ir faini, o namuose rėjasi, pjaunasi. Tai kuo greičiau nusimesi tą melo kaukę, fasado savo šeimos, tuo greičiau, gal net su to pačia šeima sulipdysit labai laimingus santykius ir būsit tie, kurie va šitam amžiui, šitoje kartoje keičia visą sąmonę žmonijos. Tai faktų atskirimas nuo prasimanimų leidžia suprasti, kad baigėsi, jeigu žmogus įskiria tik žmogaus santuoka, bet ne gyvenimas. Ir dieviškasis objektyvumas, požiūrio to pasireiškia tada, kai žemesnysis aš pasitraukia į šalį nuo dramos ir leidžia aukštesniajam aš stebėti ją bei komentuoti aiškiai ir be emocijų, nuoširdžiai ir nebejojant, nieko nepraleidžiant ir be jokių išlygų. Čia beje Nilas Volšas pasakė. Jūs turbūt žinot, pokalbį su Dievo knygų autoriu. Ar jums pavyko pažvelgti į save iš aukščiau, suprasti iš to, kad nebejausite jokio negatyvumo, pykčio, gėdos, kalties, baimės? Nieko neteisite ir nekaltinsite, nejausite nuoskaudos, kad su jumis pasielgtų neteisingai. Tai bus tiesiog konstatavimas to, kas yra. Ir tai gali parodyti gyvenimą visai kitoje šviesoje. Nesuvokiame, kad naudojame savo dramą, norėdami pasijusti svarbus ar sulaukti dėmesio. Tai ir labai svarbu suprasti, jog jausmų turėjimas, ten tų visų negatyvių ar ne, tai jausmų turėjimas, tai nereiškia, kad tas žmogus ir yra tie jausmai. Ir pasikartosiu, kad realybės pripažinimas, net jeigu aplinkybės yra nepaprastai sunkios, keičia gyvenimą. Transas yra dar toks labai neblogas. Čia tiesiai duoda žodžiu, nevinioja autoriai vatą, tiesiai šviesiai duoda jinai žinių. Tai neigimas yra gynybinis ego mechanizmas, uždengiantis mums akis ir užkimšantis ausis, kad negalėtume patirti gyvenimo tokio, koks jis iš tiesų yra, be mūsų kuriamos istorijos. Tikrovė įveda mus į transą, kuriame tikime, kad tai, ką galvojame, jaučiame ir matome, yra tiesa. Pasidavę neigimų gyvename susikurtoje iliuzijoje, iškraipančioje mūsų matymą. Na ir čia autorė pateikia pavyzdį. Įsivaizduokite, kad esate nuostabiame vešliame miške, kuriame auga daugybė įvairių rūšių augalų, medžių ir gėlių. Gražiame miške randate nedidelį lopinėlį žemės su nudžiūvusiais medžiais. Nustebę jūs ištraukite fotoaparatą, nufotografuojate mirusius medžius ir parodote nuotrauką visiems draugams bei šeimos nariams. Netrukus pamirštate miško grožį ir pradedate matyti, kad jūsų nuotrauka atspindi tikrovę. Taigi pasinėrę į neigimą, sutelkėme dėmesį tik į tai, ką norime matyti, siekdami apsisaugoti nuo visos tiesos. Žiūrime į priešingą pusę, baksnuojame pirštu ir kaltiname kitus dėl savo rūpesčių. Šios savisaugos metodo trūkumas tas, kad yra susikuriama iliuzija, kad aš vienas esu šventas, o mano partneris yra nusidėjėlis. Aš esu auka, o mano partneris yra skriaudėjas. Kaip tai matyti, visą tai esu išgyvenus, net gėda, siubingai gėda, bet matyti to reikia. Mes tampame pikti, pagiežingi ir bejėgiai pakeisti savo gyvenimą. Va tokios būsenos. Nematome vešlaus miško, nes visą dėmesį sutelkėme į kelis nudžiūvusius medžius, ar ne?
Išgyvendami audringas skyrybas dauguma žmonių mato iškreiptą realybę. Kad vėl išvystume bendrą vaizdą, o ne atskiras jo dalis, turime giliai įkvėpti ir atskirti esamos situacijos faktus nuo mūsų baimių, kad būna nukreiptos į ateitį. Na, ką darėm paskaityti? Kad išgyvendami skyrybą žmonės dažnai nesugeba pamatyti bendro vaizdo, ar ne? Mes būname linkę sutelkti dėmesį tik į tai, kas buvo bloga, kas mums nepriimtina. Pyktį, apgailestavimus ir apmaudą projektuojame į žmogų, kurį kažkada labai mylėjome. Ir labai svarbu prisiminti, kad neigimas yra savisaugos forma. Tačiau, kad galėtume būti laimingi, užuot buvę teisūs, svarbiausia, ar ne, ką darom neigdami, turime įsisąmoninti, jog dažnai yra viskas ne taip, kaip mums atrodo. Na ir nuo to pripažinimo, kad be ko pradės dėliotis pozityviai linkme. Gydantis pratimas yra, kuris moko tą pakeisti kovinę pozą supratingumu, dramos šešėlio į faktų šviesą, tai gydantis pratimai pataria autorė susirasti savo ramią vietą, nežinau, ar tai namai, ar miškas jums, ar kažkur trukdys, pasimkite popieriaus lapą, rašiklį, užrašykite savo skyrybų istoriją. Prašykite visas dramas ir emocijas, kurias sukėlė su skyrybomis susiję įvykiai. Išreiškiančius jūsų giliausius, juodžiausius jausmus. Necenzūruokite savęs. Dabar nereikia būti maloniems ar prisimti atsakomybę už savo veiksmus. Apie save, partnerį, skyrybas leisite savo sakyti viską, ką tik tais norite. Antru punktu pataria autorė surašyti visus faktus apie savo skyrybas be jokios jų dramos, neteisdami ir nevertindami. Na ir trečiu punktu pataria autorė perskaityti savo skyrybų istoriją, įsigilinti į kiekvieną jos detalę ir paklausti savęs tokio klausimo. Ar tai faktas, ar prasimanymas? Na, įsivaizduokit, kiek apsivalymo įvyks po šitos praktikos jumyse labai daug. Na ir Richardo Bacho labai graži citata. Tai, ką vikšras vadina pasaulio pabaiga, mokytojas vadina drugeliu. Tai jeigu jau įvyko pas jūs tos skyrybos, tai atsiverkit naujoms galimybėm, tom drugelio. Gal ten buvo tik lervos ir vikšro stadija, ar ne? Tas jūsų santuokinis gyvenimas, kurį jūs savo iliuzijoje pagalvojat, kad jis buvo nuostabus, o jeigu jau vyko tas faktas, jau įvykių neatsuksi atgal, tai bent savo viduje nusiteikit drugelio vertam gyvenimui. Pažinimo dėsnis padeda suvokti, kad mes vystomės nuolat, net kai to patys nesuvokiam. Mumyse gyvenantis universalus protas mato viską, kas yra ir viską, kas bus, todėl gerai žino, ko mums reikia. Viskas, ko reikia, kad galėtume vystytis, augti ir pasiekti savo unikaliojo aš aukščiausią lygmenį, jau yra užkoduota tai mumyse. Šis kodas nešantis nepaprastai svarbi informacija yra mūsų ratas į save. Universalus protas padeda mums pritraukti žmonės idealiai tinkančius padėti mums patirti įvykius ir jausmus, kuriuos turime patirti, kad pasiektume aukščiausią savo išraišką. Ir tiesiog, kaip man asmeniškai padeda klausyti tai, išgirsti tai, ką aš turiu daryti šiam gyvenime ir kaip elgtis įvairiose situacijose, tai yra be galo didelis pasitikėjimas Dievu ir širdies balsu. Nes per širdį aš girdžiu ir ne Dievo balsą. Na, intuicija, tai apie tai jau šneka, kaip sakant, ir mokslininkai. Kas dar netiki tais dalykais. Taigi mes niekada nežinome, kaip pasisuks gyvenimas ir ką iš tikrųjų reiškia tam tikri įvykiai.
O kadangi pripažinimo dėsnis, kaip sakiau, teigia, kad mes nuolat vystome, suvokiame tai ar ne, kaip pats blogiausias dalykas galėjęs jums nutikti, gali būti puikaus plano dalis, dieviško plano dalis. Ir kai visas planas bus įvykdytas, atrasti ramybę, pasitenkinimą ir savo netgi pašaukimą. Pripažinimas akimirksniu išlaisvina iš vidinės kovos ir padeda pamatyti naujas galimybes. Pripažinimas taip pat reiškia ir pasitikėjimą. Kenčiant emocinį skausmą, pasitikėti labai sunku, tačiau turime suprasti, kad vyksta kur kas daugiau, nei mes žinom. Kiekvieną mūsų supa nematomas tinklas, į kurį įpinta daugybė skirtingų gyvenimo galimybių. Gyvenimo keliu nuolat renkamės, į kurią pusę pasuksime. Kiekvienas įvykis slepia savyje daugybės ateities galimybių. Prieš mus nuolat atsiveria daugybė galimų ateities variantų ir visi jie veda atgal į dieviškąją prigimtį. Vienais keliais eiti lengviau, kitais sunkiau. Jeigu rinktis leisti savo žemesniam aš, tai savo dalį, kuri kupina baimių, priklausomybių ir nepasitenkinimo, atlydės skausmas ir kančia. Tai tiesiog formulė situacijų moduliavimo. Kaip susikurti skausmingą ir kančių pilną gyvenimą, ar ne? Bijoti, turėti nepriklausomybių ir nepasitikėti. Jeigu rinktis leisti savo aukštesniam aš, kelyje vis tiek susidursite su kliūtimis, bet pripažindami viską, kas vyksta, jausite stiprus ir žinosite, kad esate ne vieni. Jūs sieja šventas ryšys. Ir tik nuo jūsų priklauso, kada pasirinksite iššokti visatos tėkmę. Senas posakis teigia, gyvenimas yra mokykla išminčių ir priešas kvailiui. Pasirinkę būti išminčiais, mokysimės iš savo klaidų, bet ir savo pralaimėjimų. Skirsime laiko gilinimus į save ir įvykiams atvedusiems mus apmastyti, o šį atrastą supratimą panaudosime praeities žaizdoms gydyti. Taip įgysime išminties, kuri įkvėps mums tyrinėti įvairias atsiveriančias galimybes. Žinant, kad egzistuoja konkreti priežastis, dėl kurios mes kaip tik dabar esame tik čia. Ir ką jūs pamatysite savo realybėje, kaip dieviškasis vadovavimas pasireiškia realybėje, tai per įvykių sinchroniškumą. Jau čia vienas paprasčiausių sinchrono pastebėjimo, kad jau esat pačiupę tos dieviškos energijos paukštės uodegytę, tai jeigu jūs per didmiestį, pavadinkim, parvažiuojat per žalią šviesą. Jeigu jūs atvažiuojat į be galo prispaustą aikštelę automobilių ir jums prieš nosį išvažiuoja automobilis, sveikinu, jūs geram kelyje, jūs įjungę esate savo tokį dievišką energiją, jau jūsų mintys kuria gerus dalykus, buities smulkmenose. Jums suteikiamas yra palengvinimas. Tai aš kitą kartą net tokių ketinimų užsisakau, kad jeigu aš kažką kuriu, kažkokį naują produktą arba, tiesiog, kaip ir sakiau, pabaigoje papasakosiu šiek tiek apie save, tai kai kažką kuriu, jau tada užsisakau, kad Dieve, prašau man truputį palengvinti, kad čia viskas vyktų dieviškai lengvai ir kiek įmanoma, aš esu, sakykime taip, atleista nuo rutininių rūpesčių. Man labai lengvai, greitai visur susiklosto viskas, net jeigu labai juokinga situacija, šiandien prašiau knygoje, kuri to išeis berods. Tai įsivaizduokit, aš čia, nežinau, prieš kelis mėnesius, kažkoks 8 Kaune, važiuoju link namų, išvažinėsiu iš miesto ir kažkaip toje gatvėje Nemuną, man atrodo. Jo, palei Nemuną toje gatvėje ilgo tokio, kur iš Minkovskių link autostrados eina. Kokia gal 11 policijos ekipažų, labai daug. Ir visus iš eilės mašinas stabdo. Visas. Ir kažkaip aš jau nusiteikiau, kad irgi stosiu. Jau buvau pasikeitus naujas teises pasidariau.
Ir taip net mintis tokia buvo, o kaip fainai įsitrauksiu, parodys naujas teisės, bus proga pravedinti. Sningas su lasdelė važiuok. Tai va, tai tokių, sakykime, atvejų yra be galo daug. Kai sinchronas. Tai apie tą sinchroną, ką ir autorė sako, kad sinchroniškumas yra žemėlapis, parodantis gyvenimo galimybės. Kopiant neįmanoma matyti viso kalno, kabindamėsi už atbrailos galvojate, tai beprotybė, ką aš čia veikiu, kas įtraukia mane į šitą painiavą, kodėl aš tai darau. Ir tik pasiekę viršukalnę galite pažvelgti žemyn ir pamatyti, kaip toli nuėjote ir kiek daug pasiekėte. Pastebėti ir atpažinti įvykių seką atvedusią mus į šią akimirką. Pradėsime gyventi sąmoningą gyvenimą. Šį įvykių seka, nematomas jų ryšys, vadinamas sinchroniškumu. Tai slapta gyvenimo kalba. Sąmoningai tai suvokdami, galime išvelgti, kas slepiasi už tam tikrų aplinkybių. Mūsų gyvenimo žmonės ir įvykius. Žvelgdami šios įvykius per sinchroniškumo prizmę, galime pamatyti dievišką tvarką mūsų unikaliame gyvenimo kelyje. Kiekvienas įvykis ir kiekviena gyvenimo aplinkybė turėjo priežastį. Padėjo mums kažką suvokti ir pereiti į kitą lygmenį. O mūsų užduotis yra priimti kiekvieną nesėkmę ir laimėjimą kaip dalį didelio plano. Specialiai mums. Jau žinokit, kas jau kas, bet jau aš tai buvau tokia smerkėja įvairių žmonių. Tokia perpasakodavau tas savo dramas, kurios buvo mano iliuzija ir fantazija, pavadinkim, dabar jau mano akimis ten, kur mes, tai ten prasimanimas, tai ar tai faktas, tai jeigu dabar užsirašyčiau visus tuos įvykius, kuriuos vertinau, tikrai tai buvo tiesiog labai kvailos iliuzijos, kažkoks, nežinau, net idiotiškumas. Tai jūs neįsivaizduojat, kiek įmanoma daug tuo, sakykime, saviugdos įrankių, knygom, YouTube video įvairiais seminarais, webinarais, ko tik nori, gyvais lektorių sutikimais ar asmenybių kažkokiais sutikimais, kiek galima daug sugrįžti į save tokį, koks tu iš tikrųjų esi, o ne gyventi tame prasimanytame aš. Man tai net baisu prisiminti savo buvusį aš, kokia buvau, kokią iliuziją ten gyvenau, kas ten per asmuo buvo, tai jau aš tos Evelinos net nenoriu pažinoti, bet tai yra kažkas wow. Ir galiu dabar tai padėkoti visiems tiems žmonėms, kurie tuo metu atrodė, kad manęs skriaudė, tai Viešpatie Dieve, to būtinai reikėjo, kad jie kažką padarytų blogo, nes turbūt ir numirus visą tokia pilna pagiežos smerkimo ir visokių kitokių nesąmonių viduje. Tai va, tai žiūrint toliau, man labai patinka tas žodis dieviškas planas. Čia autorė irgi naudoja, jinai sako, kad žvelgdama atgal į įvykius lėmusius mano šeimos skyrybas, aiškiai matau dievišką planą. Ir jinai čia ir savo istoriją tokią pasakoja. Skyrybų, ką suprato, kad tos visos suteiktos progos jai padės išsiveržti iš jos mažo pasaulėlio ribų. Tikrai tie mūsų maži pasaulėliai kitą kartą daro labai didelius dalykus su mumis. Tai kad viskas yra tobulai harmoninga ir jeigu visata nepadeda mums gauti to, ko manomės mes su dabartinė sąmonė norintys, tai tik todėl, kad yra parengusi mums kažką, kas palaikys mus kelyje, kurio dar nematome. Visatos tobulumo taip yra tik todėl, kad gyvename po iliuzijų šydu ir leidžiamės vedami tik savo norų. Taigi, turėtume visi pripažinti faktą, kad atėjo laikas judėti pirmyn iš to sąstingio taško.
autorė po skyrybų, kai svarstė, kaip išgyventi, jos sesuo jos paklausė, koks darbas leistų jai užsidirbti pakankamai pinigų ir tuo pat metu leistų padėti žmonėms. Ir pirmąją idėją atėjus į galvą buvo parašyti knygą apie emocijų išlaisvinimą. Didžiam jos palengvėjimui ir nustebimui knyga Tamsioji šviesa sekėjų pusė išėjo tą patį mėnesį, kai jinai liovėsi gauti alimentus. Patvirtino, kad jei pasitikėsiu visata ir leisiuosi vedama širdies balso, gausiu viską, ko reikia. Autorė taip pat sako, kad kai tik gyvenimas pasisukdavo ne taip, kaip troškau, pažinimo dėsnyje, atradau patį lengviausią būdą tai daryti. Apie situaciją tiesą, toje situacijoje žodžiu. Aiškus nepatinkančios tikrovės įvardymas, liautis neigus ir pripažinti faktus. Marselis Prustas yra pasakęs, tikra atradimų kelionė prasideda ne tada, kai žvelgiame į naujus kraštovaizdžius, o tada jų žvilgsniu. Kai pripažįstame dievišką tvarką, pradedame lengviau judėti į priekį, nesipriešiname srovei, upe. Nežinome, kad ji nuneš mus ten, kur mes turime būti. Mes savo ego gyvename valdomi baimės, stengiamės apsaugoti save nuo manome, kad su mumis elgiamasi blogai ir bijome, kad kažkas stengiasi iš mūsų atimti. Priešingai ne mūsų aukštesnysis aš. Ego nemato bendro vaizdo. Apsaugoti mūsų individualumą, žvelgti į viską iš aš perspektyvos. Ego sako, aš nesu tu, aš skriausiu nuo tavęs ir jeigu būsiu neatsargus, tu nuskriausi mane. Aukštesnysis aš sako, aš esu tu, jeigu tau kažkas negerai, tai negerai ir man. Net jeigu nematote savo gyvenimo tobulumo, jis visada primins, kad esate ten, kur jums šiuo metu skirta būti. Na, o žemesnysis aš pasiduoda negatyvumui, nes negali matyti toliau savo ribų. Na ir dar toks vienas labai jau jums žinomas pasakymas. Dievas niekada neduoda sunkesnės naštos, nei jūs galėtumėt pakelti. Išsilaisvinę iš asmeninių lūkesčių ir įsitikinimų, koks turėtų būti mūsų gyvenimas, mes atsiveriame daugybei galimybių, kurias yra parengusi mums visata. Ir kai patys savo užkirtame kelią, kai stengiamės patys nuspręsti, kas mums gerai, o kas blogai, natūralią savo asmeninės evoliucijos tėkmę. Už mūsų kartais audringų patirčių slepiasi nuostabus, unikalus, specialiai mums sukurtas gyvenimo planas. Visata suteikia mums daugybę galimybių ir atveria daug kelių į laimę. Mums tai reikia tai pripažinti ir atsiduoti į Dievo rankas. Yra dar tokia graži citata. Kai sudrebinami mūsų gyvenimo pamatai, kreipiamės į Dievą pagalbos ir sužinome, kad tai Dievas juos drebina. Čarlis C. Vestas pasakė šitą citatą. Taigi susitaikymo dėsnis yra labai svarbu mūsų nelaimingumą spręsti, ar ne? Dėsnis primenu teigia, kad viskas pradeda keistis tą akimirką, kai liaujamės priešintis ir susitaikome su situacija. Pasipriešinimas skausmas. Šiek tiek apie tai gal dar. Pasipriešinimas aplinkybėms suteikia emocinį skausmą. Jis įkalina mūsų situaciją, kurią labiausiai norime pakeisti. Pasipriešinimas kyla, kai trokštame kitokios situacijos. Jis sukelia stresą. Įsivaizduokite, kad kas nors ketina jums suduoti ir pasistengkite pajusti smūgio laukimo įtampą. Pajuskite, kaip įsitempia visas kūnas. Tokia pati reakcija kyla ir tada,
kai priešinamės kokiam nors žmogui ar aplinkybėms. Priešindamiesi neigiame visas kitas tikroves ir pakliūname į savo valios spąstus. Nes valios ribose jaučiamės atskirti, vieniši ir nuolat klausomės vidinio pokalbio besisukančios apie mintį. Būtent ne taip. Visą savo energiją skiriame pastangoms pakeisti išorinę realybę. Apimti vidinio konflikto, kas be ko, mes stengiamės pakeisti partnerį ir mėginame kontroliuoti partnerio elgesį. Todėl pirmiausia reikia pripažinti, kad viskas yra taip, kaip turi būti, tada su tuo susitaikyti ir pasitikėti natūralia visatos tėkme. Kad pakiltume virš savo kančios, turime nepaklusti instinktų laikytis įsikibo to, kas įprasta. Turime susitaikyti su padėtimi ir atsipalaiduoti. Taigi geriausias kartais būdas išsilaisvinti iš sunkios padėties yra atsipalaidavimas. Kaip įdomu tokį pavyzdį pateikia. Pavyzdžiui, jeigu užpuolikas sugriebė man už rankos, užuot įsitempusi ir traukusi ranką atgal, turiu žengti žingsnį į priekį užpuoliko link ir visiškai atpalaiduoti ranką. Jeigu aš ranką traukiu, užpuoliko kūno reakcija yra sugriebti dar tvirčiau. Tai pirmiausia turiu pasiduoti. Kai mano kūnas atsipalaiduoja, savaime atsipalaiduoja ir užpuoliko gniaužtai. Tai man suteikia galimybę ištrūkti. Pajutus grėsmę, pirmiausia mano reakcija visada yra pasipriešinimas. Vis dėlto tik tada, kai giliai įkvėpiu, atsipalaiduoju ir atsiduodu patirčiai. Išsivaduokite iš savo lūkesčių gniaužtų, giliai įkvėpkite ir atsiverkite partnerio žodžių. Taip suteiksite jam teisę išreikšti savo nuomonę ir jausmus. Taip pat galėsite jį išklausyti, nesipriešindami ir nesigindami. Suteikite jam galimybę būti išgirstam. Labai dažnai tik to ir užtenka, kad žmogus paleistų savo nerimą. Tada abu galėsite nusimti šarvus ir palikti gynybinės pozicijas. Išklausyti kitą iš susitaikymo pozicijos reiškia kelioms akimirkoms pamiršti savo tiesą, nevertinti ir neteisti. Pamiršti įsitikinimą, kad esate teisūs ir iš anksto žinote, ką kitas žmogus pasakys. Tada jums galbūt pavyks pasinerti į ramybę, išvelgti didįjį visatos planą ir suprasti, kad tai, kas vyksta su partneriu, nėra asmeniška. Laisvė išsakyti savo mintis. Kita vertus, jeigu atsisakysite išgirsti jo tiesą, liksite įstrigę toje vietoje, iš kurios labiausiai norite pabėgti. Kai žvelgiame į pasaulį susitaikymo pozicijos, sugebame atsiriboti nuo lūkesčių ir rezultatų. Pasiekime kiekvieną gyvenimo akimirką, teigiant visatos tobulumą. Turime nuolat savo priminti, kad pasaulyje egzistuoja dieviškoji tvarka, tai taip, kaip turi būti. Kai pastebite, kad pradėjote priešintis, kontroliuoti ar laikyti įsikibę praeities, pasistengkite giliai kvėpuoti ir su kiekvienu iškvėpimu teigti savo, kad yra saugu išeiti iš jūsų suvaržytų pasaulio ribų. Savo santuoką. Atpildas, kurį gauname už susitaikymą, tikrai nepaprasta. Kai atsisakome savo valios, įgauname laisvę gyventi dabartyje ir tik gyvendami dabartyje galime pamatyti mums suteikiamas galimybes, net ir tas, kurios anksčiau buvo paslėptos. Susitaikymas dovanoja sielos ramybę ir tikėjimą visatos geranoriškumą. Tai yra drąsos aktas. Kelias vedantis į tikrovės esančias už to, ką jau žinome. Susitaikyti reiškia pripažinti dieviškąją visatos prigimtį ir tikėti, kad jos tikslas yra mūsų laimė. Nors visų mūsų išorinė išraiška yra skirtinga, tačiau vidinis pasaulis labai panašus. Mums atrodo, kad esame atskiros būtybės, tačiau egzistuoja kita tikrovė, kurioje mes visi esame visumos dalis. Tai tik iliuzija. Taikos ministriukas skatinantis tikėti, kad esame nepriklausomi vieni nuo kitų, kad mano veiksmai yra mano, o tavo yra tavo. Ką tai reiškia, jeigu iš tikrųjų esame visi susiję? Ar į viską, kas buvo pasakyta arba nepasakytumėt, reaguotumėte taip pat asmeniškai? Tenkinimo ir toliau ieškotumėte į pirmą vietą iškėlę savo susprendimo teisę.
Žiūrint į vandenyną, vargiai įmanoma išskirti bangą kaip atskirą vienetą. Mes matome vandens kūną kaip visumą. Būtent taip žvelgti vandenyną. Norėdami išgyti, turime suvokti, kad esame kaip vandenyno bangos. Esame atskiri nuo visų kitų, nes dauguma mūsų buvome taip mokomi. Tačiau kaip bangos sudūžtančios į krantą ir grįžtančios į vandenyną, mes visi galiausiai universalia sąmonė. Taigi, jeigu pažvelgsite į save kaip į visumos dalį, galėsite patirti save už ego ribų, už asmeninių norų, žiūrį į gyvenimą ir į pasaulį. Platesnis požiūris leis išvelgti savo tikrosios prigimties didumą, salę erdvę. Kai suvokiate neaprėpiamumą to, kas esate vandenynas, o ne atskira bangelė, pradeda vėl pasitikėti visatos didingumu. Pasitikėjimas yra susitaikymas. Na ir dar norėčiau tokių gražių minčių. Gyvenimas yra ne toks, koks turėtų būti, o toks, koks yra esmė, kaip su juo susidorojame. Satyr. Širdies atverimas gyvenimo dovanoms. Ką duoda atleidimas, atleidimo dėsnis? Ogi atleidimas kuria naują tikrovę. Vienas iš knygos Susitikimas su šešėliu autorių Džeremėjus Abramsas sako: jeigu norite gauti visas gyvenimo dovanas, pirmas žingsnis yra atleisti visiems už viską, taip pat ir savo. Jei negalite atleisti, vadinasi, vis dar slepiate pyktį, kuris verčia jūs saugoti savo širdį. Pyktis užveria mūsų širdis ir mes nesugebame nieko priimti. Mums skirtas visatos dovanas privalome atsiverti ir išgirsti savo aukštesnio aš balsą. Atėjo laikas gauti tai, kas jums teisėtai priklauso. Neleiskite, kad pyktis, neapykanta, apmaudas laikytų jūs įkalinę praeities skausme. Gyvenimo kažkam, kas jūs nuvylė ir skaudino. Neleiskite skyryboms atimti iš jūsų meilės, kurios nusipelnote, ir gyvenimo, kurio trokštate. Niekas neturi teisės sugadinti jums dienos, jau nekalbant apie gyvenimą. Ir tik pamanykite, niekas nesugadina, jūs patys tai padarote. Čukas knygos Nesenstanti išmintis autorius. Visi atsakome už savo laimę. Niekas kitas negali jos iš mūsų atimti. Patys išdaliname savo galias, išdaliname save, o kai partneris išeina pasiėmęs tai, ką atidavėme, supykstame. Tai yra trumpiausias kelias į Dievą. Šią kelionę pradėkime sąrašu, už ką turime atleisti savo ir už ką turime atleisti partneriui. Kaip pavyzdį, autoriai pateikia tokį sąrašiuką: atleidžiu savo. Pavyzdžiui, jūs galėtumėte irgi savo dienoraštį užsirašyti. Atleidžiu savo už tai, kad nemokėjau atsakingai bendrauti. Ir už tai, kad išliedavau emocijas ant partnerio. Atleidžiu savo už tai, kad melavau partneriui, sakydama, jog pinigai man visai nerūpi. Atleidžiu savo už tai, kad dažnai būdavau visko nepatenkinta. Už tai, kad ištekėjau už vyro be profesijos. Atleidžiu savo už tai, kad ištekėjau už vyro, kuris jautėsi nesaugus. Atleidžiu savo už tai, kad neišklausydavau partnerio. Atleidžiu savo už dažnus konfliktus. Atleidžiu savo už tai, kad neklausiau savo nuojautos. Atleidžiu savo už tai, kad fiziškai sužeidžiau partnerį. Atleidžiu savo už tai, kad leidau savo tėvams paveikti mano jausmus vyrui. Na ir už ką atleisti partneriui? Partneriui už tai, kad nesugebėjau nupirkti visų tų gražių daiktų, kurių taip troškau. Atleidžiu partneriui už tai, kad nenupirko mano svajonių namo. Žiūriu aroganciją. Atleidžiu partneriui už tai, kad nenorėjo bendrauti su mano šeima. Atleidžiu partneriui už nenorą keliauti, lankytis teatruose ar tiesiog eiti pasivaikščioti ir žvalgytis į parduotuvių vitrinas. Atleidžiu partneriui už nenorą praleisti daugiau laiko su mano draugais. Atleidžiu partneriui už tai,
kad jis yra toks nedraugingas. Jo nuomonės. Atleidžiu partneriui už tai, kad negražiai elgėsi su mano tėvais ir draugais. Tai, kad yra nepasiturintis. Atleidžiu partneriui už tai, kad nesuteikė man finansinio saugumo. Atleidžiu partnerį net ir už tai, kad nuolat niršdavo ant manęs. O dar vyras galėtų tokį išleisti. Atleidžiu partneriai už tai, kad pobūvėse šokdavo primiktinai demonstruodama savo seksualumą. Mėginimus įsteigti turtingiems žmonėms. Pasirūpinimą savo nuosavybę. Atleidžiu partnerį už nuolatinį kelių eismo baudų gavimą, avarijų sukelimą ir už tai, kad dėl jos kaltės buvo nutrauktas mūsų automobilio draudimas. Atleidžiu partnerį už beprasmių pinigų švaistimą. Už tai, kad neklausė mano gerų patarimų. Atleidžiu partnerį už jos pretenzingumą. Atleidžiu partnerį už tai, kad vertė mane bendrauti su nuobodžiais žmonėmis. Atleidžiu partnerį už tai, kad vadino mane nedraugišku, kai sakydavau bendrauti su žmonėmis, kurie man nepatinka. Atleidžiu partnerį už tai, atleidžiu savo už tai, kad nemėgau partnerio tėvų. Savo už tai, kad nenorėjau bendrauti su partnerio draugais. Tai, kad neduodavau partneriai pinigų. Atleidžiu savo už tai, kad nepirkdavau dovanų, kurių prašydavo partnerė. Atleidžiu savo už tai, kad pykdavau ant partnerio. Savo už tai, kad susirgau. Atleidžiu savo už tai, kad nerodydavau meilės partneriui ir susilaikydavau nuo sekso. Kad esu darboholikas. Geras, matot, dėl ko išyro santokos. Dėl šitokių mažų dalykų. Taigi, kūrybos dėsnis. Vaivorykštėje atsirasti reikia lietaus ir saulės. Žus reiškinys yra vaivorykštėje, jis atsiranda ir iš lietaus, ir iš saulės. Kūrybos dėsnis veda mus į naują ateitį, kurios pagrindas dieviškoji tiesa. Dabar galime palikti savo ribotą mažų minčių tikrovę ir įžengti į beribę laisvę, kurioje gali įsipildyti didžiosios svajonės. Pripažinę ir įsileidę savo tamsiąją pusę galime susigrąžinti šviesą, savo mylintį, gailestingą, kūrybingai aš. Tamsias ir visas šviesias savo dalis galime pažinti savo esybę kaip visumą. Ir tik tada, kai galime sekti paskui savo aukštesnį aš. Siekime savo sielos tikslų, natūraliai atskleidžiame visus mums duotus sugebėjimus ir talentus. Labai čia yra svarbu žinoti visiems, kurie dirba nemylimą darbą, nekenčia šefo. Labai yra svarbu savirealizacija. Kūrybos dėsnis teigia, kad atleidimas nutraukia visus saitus, laikiusius mus pririštus prie praeities. Susivienijimas su siela. Galbūt paklausite, kaip atskirti ego nuo sielos. Tai gana paprasta. Jūsų ego visada žino, o jūsų sielai nereikia žinoti. Viena baimėje, o siela kupina pasitikėjimo. Ego priešinasi, kad viskas vyksta ne taip, kaip jis nori, o siela susitaiko, nes tiki, kad gyvenimo upė neša jūs ten, kur jūs turite būti. Praeityje, o siela gyvena dabartyje. Giliai suvokdama, kad šioje akimirkai yra viskas, kas yra. Jūsų ego padarys bet ką, kad įrodytų savo teisumą. Jie žino, kad daugiau ego veda, o siela žino, kad kiekvieną kartą, kai klystate, įgyjate stiprybės, žinių ir išminties. Ego yra rimtas, o siela yra lengva ir džiaugsminga. Ego kaltina, o siela prisiima atsakomybę už indėlį kiekvienos gyvenimo situacijos kūrimą. Ego vertina ir smerkia, o siela rodo gailestingumą ir guodžia. Kyla dilema, kuriuo keliu eiti. Ego kelias yra pažįstamas ir tai dažniausiai vilioja. Mes tikime, kad būsime saugus, jeigu pasiliksime ten, kur esame. Pakliuvome į bėdą, klausydami ego balso, guodžiamės tuo, kad ego bus bent jau gerai pažįstamas kompanionas. Žengdami pasaulį, kuris plyti už ego ribų,
Turime susitaikyti su tuo, kad esame ten, kur ves visata. Turėsime sekti savo gyvenimo žemėlapį ir tvirtai tikėti, kad pasiekę tikslą gausime tai, ko mums reikia, ir patirsime pilnatvę, kurios ieškojame. Su dieviškuoju planu. Dievo planas ne visada yra toks, koks mūsų manymu turėtų būti. Tiesą sakant, dauguma žmonių, kurie atrado savo sielos kelią paklausti, tikriausiai atsakytų, kad nežinojo, kur eina, kol netėjo. Taip. Pedagogas ir rašytojas Josephas Campbellas yra pasakęs: turite atsisakyti gyvenimo, kurį planavote gyventi, vardan gyvenimo. Nuostabiau ir nepasakysi, ne? Turite atsisakyti gyvenimo, kurį planavote gyventi, vardan gyvenimo, kuris jūsų laukia. Norėdami eiti savo sielos keliu, turime atsisakyti pačių susikurto paveikslo ir atsiduoti nežinomybei. Turime surizikuoti ir atsisakyti visko, ką žinojame. Pagrindiniai įsitikinimai atvedė mus į dabartį gyvuos tol, kol jų nesugriausime. Čarlzas Dubiozas sako: labai svarbu kiekvieną akimirką būti pasirengus paaukoti tai, kas esame, vardan to, kuo galime tapti. Padaryti tik atsisakius ego sukurto idealiojo aš. Ego yra prisirišęs prie to, kas aš manausi esąs. O siela žino, kad esu viskas. Siela žino, kad esu daugiau nei mano kūnas, patirtys, sugebėjimai. Jeigu išreikšiu tai, kas manyje yra geriausia, galėsiu mėgautis gyvenimo pilnatvę. Norėdami atrasti ir išreikšti savo aukščiausią potencialą, turite priimti savo šviesą lygiai taip, kaip priėmėte tamsą. Tos ar ne priėmimui tai turbūt nereikia pasakot, kad to gero dauguma mūsų gyvenime sugaišo tamsos priėmimui. Elementarus pavyzdys. Tai yra puikia proga, kai tamsa dar labiau gali įeiti į jūsų gyvenimą ir pradėti kurti situacijas, nes pasaulį tik ir laukia progų, kada žmogus sukurs savo mintimis tuščią tarpą jiems įeiti pas juos ir suvešėti. Šviesos šešėlis yra tamsos šešėlio priešprieša ir jo priėmimas yra kitas jūsų asmeninės evoliucijos žingsnis. Mūsų tamsos šešėlį atspindi žmonės, kuriais nenorėtume būti. Ir tie, kurie mus įkvepia. Savo teigiamas, bet nepripažįstamas savybes galime pažinti pažvelgiai tuos žmonės, kuriais žavimės, kuriuos mylime, kurių pavyzdžių norėtume sekti. Ne tik savo tamsą, bet ir didelę dalį savo šviesos. Paslėpėme šviesą iš baimės, kad esame per ryškus, per nelik įžūlus, per garsiai svajojame, arba dėl įsitikinimo, kad nenusipelnome išreikšti savo didybės. Šiaip ir taip, visada turite prisiminti, kad esate viskas. Išorėje nėra nieko, ko jumyse nebūtų. Na ir autorė sakosi, kad suvokusi šią tiesą pradėjo smalsiai ieškoti savęs kituose. Tiesą sakant, aš irgi labai dažnai energijų valymą praktikuoju, atsiprašau, bet per kitus žmonės. Jeigu mane kažkas dar juose susiutina, situacijose kažkokios, tai aš jau pripažįstu, kad to manyje irgi yra, bet man tada labai būna lengva valyti iš savęs tas energijas. Na ir pakeisti pozityviau. Tai autorė sako, kad kai koks nors žmogus paveikdavo mane teigiamai, jeigu bendraudama pajusdavau džiaugsmą, susižavėjimą ar net nedidelį pavydą, matyti, kokios konkrečios to žmogaus savybės mane įkvepia. Sudariau sąrašą žmonių, kurių demonstruojamas savybės norėjau išreikšti. Sesers darbštumu, užsidegimu ir susikaupimu. Mėgau Emeto Fokso raštus ir jo išmintį, supratingumą bei nuoširdumą. O kai susitikau su Amači dvasinė mokytoja, kurią daugelis tiki esant gyva šventąja, mane sujaudino jos gailestingumas, pasiaukojanti tarnystė ir labdaringa veikla. Gulėjo įkvepiančių savybių sąrašas. Visos jos neatrastos naudė manyje ir laukia, kada galės išlįsti į paviršių. Kodėl būtent šios savybės, kaip spindintys deimantai, patraukė mano akį.
Supratau, kad jos egzistuoja manyje grubios, neišbaigtos formos. Jos buvo nugludintos ir nušlifuotos. Viskas, ko žavėjausi kituose žmonėse, buvo mano dalys, laukiančios, kol bus atrastos, ištobulintos ir išreikštos. Visi tie žmonės yra veidrodžiai, atspindintys mane. Ir jeigu pati nepažadinsiu šių savo paslėptų aspektų, suglūdėti pasąmonėje. Tų paslėptų deimantų ieškojimas tapo jaudinančiu nuotykiu, nes kiekvieną kartą, kai kitame žmoguje pastebėdavau kažką, kas man, džiaugiausi atradusi dar vieną dalį savęs. Savybės, kurios man krito į akį kitose žmonėse, padėjo suprasti, kas man yra įmanoma, kokia mano aukščiausia išraiška. Matot, kaip mes visi susiję. Visas tos savybės jau buvo mano dalis. Jeigu norėjau jas įkūnyti, darbštumą, užsidegimą, susikaupimą, išmintį, supratingumą, nuoširdumą, gailestingumą, pasiaukojimą, labdaringumą, pirmiausiai turėjau jas įsisąmoninti, o tada šiek tiek padirbėti. Kai pradėjau šitaip tyrinėti savo gyvenimą, nemaniau, kad turiu bent vieną iš šių savybių. Vis dėlto kažkokios priežastys skatino mane jas išreikšti. Vėliau supratau, kad šios savybės buvo trūkstama dalis, padėjusi atskleisti savo potencialą. Kitose žmonėse pamačiau viską, kuo trokštų būti, taigi dabar man reikėjo rasti ir atskleisti tai, kas jau glūdėjo manyje. Įkvėpta užrašiau visas teigiamas savybės, į kurias atsiliepė mano siela. Ėmiau galvoti, kokiais veiksmais, kokiu elgesiu galėčiau sužadinti šias savybės savyje. Užsimerkiau ir paklausiau savęs, kaip galiu tapti supratingesnė? Pirma mintis buvo, galėčiau būti dėmesingesnė kitų žmonių nuomonė. Kuo mano nuomonė išsiskiria supratingas žmogus? Tada perėjau prie gailestingumo ir užrašiau, kaip elgtųsi gailestingas žmogus ir kaip turėčiau elgtis aš, norėdama pažadinti gailestingumą savyje. Mintis apie labdaringumą, apie galimybę padėti tūkstantiems žmonių, kuriems pasisekė mažiau nei man. Pradėjau aukoti pinigus kilniems tikslams, kurie paliesdavo mano širdį. Ir nors mano aukos nebuvo didelės, jos padėjo pajusti labdaringą aspektą manyje. Tada užsimerkusi paklausiau, kaip elgiasi susitelkęs žmogus? Atsakymas buvo paprastas. Susitelkęs žmogus nešvaisto savo laiko mintims apie neigiamus praeities įvykius. Jis sutelkė dėmesį į savo ateitį. Atsiprašau, tiek tai reikėjo, kad pradėčiau planuoti ir ieškoti paramos savo pirmai knygai. Tai reikėjo panorėti ir sekti paskui savo nepaprastą išskirtinio aš viziją. Atėjo diena, kai rizika pasilikti uždarytai pumpure tapo skausmingesnė nei rizika sužydėti. Anais Nin pasakė. Na ir visiškai pabaigai gal dar apie tai, kad susigrąžinkime tai, kas mūsų. Atėjo laikas pagilinti savo paieškas ir pažiūrėti, ar partneris neišneša ir mano dalių. Lyg taip, kaip projektuojame į partnerius savo neigiamus aspektus, taip pat projektuojame juos ir savo šviesą. Dažniausiai įsimylime todėl, kad kitame žmoguje matome savo paslėptą šviesą. Stame savo paslėptas dalis ir pradedame siekti to, kas tikime suteiks mums pilnatvę. Na ir autorė dabar čia dalinasi. Kai susipažinau su Danu, mane sužavėjo jo protas ir gebėjimas reikšti mintis. Įkvėpė jo troškimas keistis ir tobulėti. Sujaudino jo jautrumas, kitus skausmui. Norėdami susigrąžinti paslėptą šviesą, priimti savo sumanumą, jautrumą, norą tobulėti. Jeigu man kildavo mintis, kad šios Dano savybės neturiu, tai buvo ženklas, kad nepripažįstu šios savybės savyje. Iš karto pripažinau, kad projektavau į Daną savo sumanumą. Ne visada labai išgyvendavau, kad nesu pakankamai protinga. Tad suprantama, kad mane patraukė vyras, lankęs vieną geriausių šalies universitetų, talentingas, kvalifikuotas ir gavęs daug akademinių apdovanojimų. Tačiau man reikėjo suvokti, kad esu apdovanota ne Dano protu ir sumanumu, o savo individualiu išskirtiniu sumanumu.
Dano protas ir sumanumas buvo akademinis, o mano gyvenimiškas. Abu bruožai labai vertingi. Kad susigrąžinčiau tai, ką projektavau į Daną, šias savybės turėjau pripažinti ir išreikšti unikaliu būdu. Šias savybės išreiškime skirtingai. Taigi, autoriai kviečia gerai pagalvoti ir prisiminti jūs pačius, kas patraukė jūs prie buvusio partnerio arba prie to, kurį planuojate mesti, nes jau ego viršų, kaip sakant, paėmė, ar ne. Pražinkite visus sąmoningai ir nesąmoningai atiduotus aspektus. Galbūt vyras išeina su jūsų atkaklumu ir drąsa, galbūt žmona išsineša jūsų gerumą ir užuojautą. Gal atidavėte vyrui savo seksualumą ir dabar bijote, kad jo neteksite visam laikui. Gal žmona pro duris žengia su jūsų stiprybė. Šias savo dalis ir dabar atėjo laikas ją susigrąžinti. Kol nesusigrąžinsite savo šviesos, kurią priskyrėte partneriui, tol negalėsite jos paleisti. Iš tikrųjų, aš tokiu atveju dažnai situacijose, apskritai su įvairiais žmonėmis, įvairiose situacijose taiko tokį ketinimą, kad kažkas mane nuvampiravo, aš visą išreiškiu tokį ketinimą, kad prašau man sugrąžinti visą man priklausančią dievišką energiją, pagal dievišką planą tiek, kiek galima sugrąžinti ir tiek, kiek reikia. Pajutau kažkokį tai energinį nugręžimą, ne, toks būna nuo vampyrų jaučiasi. Kai jie netenka jūsų kaip šaltinio, jie tada visokiais būdais bando atakuoti ir panašiai, bet vėlgi tai yra, jūs turite viduje savyje tiek užauginti asmenybės mastą iki tokio lygio, kad na, jūsų ta dieviško energijos šviesa tiek apšviestų vampyrus, kad na, jie tiesiog bijotų jau prie jūsų eiti, nes žino, kad reikės keistis ir į gerą. Tai tik prieėmę savo šviesę ir tamsią pusės, visus savo teigiamus ir visus neigiamus bruožus, galėsime susigrąžinti emocinį vientisumą ir pilnatvę, patirti pilnatvę. Kol abi šios pusės nebus harmoningos, tol gyvensime pasaulyje, kuris skiria, o ne jungia. Vidinį balsą sakantį, aš ne toks. Teigiamų savybių pripažinimas ir priėmimas reikalauja kasdienio darbo, atsidavimo ir pasitikėjimo. Kelyje į pilnatvę turite priimti visas šioje planetoje egzistuojančias savybės. Atėjo laikas pripažinti savo didybę, savo didingumą. Na ir tokie gydantis pratimukai porą, užrašykite 3 žmonės, kurie žavitės ir po 3 jų savybės. Pažadinti savyje. Užsimerkite ir pamėginkite, kur ir kada parodyti šias savybės savo gyvenime. Koks elgesys ir kokie veiksmai padėtų dažniau išreikšti šias savybės. Prisiminkite, kokios partnerio savybės jūs patraukė. Pagalvokite, ką jame įsimylėjote, ar ko vis tik dar ilgitės. Tada svarbu atrasti tas partnerio savybės, kurias mylite arba kuriamis žavitės. Taigi, šių pokalbių metu mes kalbėjome apie knygą Dvasinės skyrybos, autorė Debbie Ford. Kam įdomu ir nugarėlę parodžiau. Ir kaip ir žadėjau pačioje pradžioje, tie, kas mane sekate ir žinote, tai na, o kam įdomu, kodėl aš sugalvojau taip pasakoti ir kodėl galiu sau leisti dalyką daryti, tai tas gyvenimas buvo skirtas, esu toks geras bandymų triušis, kuris per savo gyvenimo įvykis, per savo patirtis turėjau patirti labai daug skausmo, kurio jau aš jau nebežinau, vežimais arodais fūrom galiu vežti, nors aš tikiu ant mano veido, tai dabar neparašyta ant kaktos, ar ne, atrodo tokia visa laiminga sėdinti blondinė. Tai iš tikrųjų taip ir yra dabar laiminga, bet kiek reikėjo per savo nesąmoningumą ir nesuvokimą patirti guzų, tai jau žinokit, pasakyt, bet tikiu, kad daugelio iš jūsų irgi taip yra. Tai tokių patirčių tekia patirti. Taigi, tai visų tų skausmų dėka, gaila, kad tų skausmų dėka, sąmoningo požiūrio dėka, ieškojau būdų, kaip tapti laiminga savo viduje. Ir didžiausią atradimą padariau, kai pradėjau analizuoti save.
analizę ir ieškojau to širdies kelio. Ir tikrai galiu pasakyti, kad šiam gyvenime aš jau daug metų patiriu tokius laikinus kažkokius nušvitimus. Kartais ta būsena ilgai labai manyje užsibūna, kartais vėl įsiderinu, tada vėl ieškau būdų, kaip susitvarkyti. Jau kitaip gyventi nebenoriu ir nesiruošiu, kad nusimirtų nuo tam tikrų gerų vibracijų. Aš jau darau viską su tiek žinių, kiek prikaupiau į savo galvelę, man jos padeda būti laiminga čia ir dabar. Ir iš viso to sekė tai, kad man pavyko sukurti veiklas savo tokias, kur hobi tapo mano pinigų šaltiniu. Taigi vienas mano hobis, aš jau nuo kokių 2000 metų reikau plyšau gal gerklę visiems, kad mano kūryba, žodžiu, pasireiškė labai marketinge ir aš labai norėjau marketingo agentūrą. Tai šiandien aš ją ir turiu. Jinai vadinasi Berklis. Ir mes darom ir teikiam ir tradicinio marketingo paslaugas, išorinį marketingo skyrių. Paslaugą teikiam SEO, tai paieškos sistemų optimizavimą. Interneto rinkodarą, viešosius ryšius, straipsnių rašom. Žodžiu, svajonė išsipildė. Kitos svajonės jau gavosi visiškai duotos tokios, sakykime, Dievo įdėtos į rankas. Aš tiesiog buvau užrašęs ant savo sąsiuvinio, savo savistovą didelėm raidėm, noriu gyventi iš kūrybos ir tikrai tai, ką aš veikiu, yra kūryba. Ir po to man kažkokiu būdu aš gavau žinių, negaliu paaiškinti protu, apie interneto svetainių optimizavimą ir man apskritai interneto visa ta kūryba, tas turinio generavimas, kaip patekti į tos paieškos topus, labai buvo įdomu. Ir štai natūraliai to susidomėjau dar universitete mokydamasi informacinės technologijos apie paieškos sistemas. Padariau vietoj 10 lapų referato 160 lapų, vos nediplominis, apie paieškos sistemas. Ir tuo metu užsidariau 4 poras, tiesiog papuoliau į transą kūrybos tokį, kaip kurti pačiai web svetainės, radau užsienio puslapiuose tos informacijos ir įdomiausia, kad aš pat neprogramuotoja ir apskritai esu labai netechninis žmogus, tai stotelės, kad sugalvojom persikrau, tai žinokit, man turi ilgai tai žodžiu. Tai ta kūryba pasireiškia ir internete labai stipriai ir ilgai teikiau savo SEO paslaugas kaip SEO mama, tokio prekinio ženklo. Ir visiškai vėlgi netikėtai, visiškai Dievo vadinu įdėtai rankas dar vieną verslą, kur mokau žmonės patiems, kaip patekti į tos Google topus. Ir ta mano metodika visa, kuri yra, tai tiesiog, aš net nežinau, kas mane į galvą įdėjo, bet jinai yra labai didelė plati, jinai duoda 100% rezultatą, kad puslapiai pateks ilgam laikui į Google topus, o ne versus reklaminius tus mokamus Google skelbimus patenka į tuo metu tik tais, kol moka iš kreditinės. Tai va, tai čia vėlgi buvo tokia veikla, kuri man natūraliai mano rankas papuolė, tiesiog sakau, dieviškai lengvai, susirinko grupė žmonių, verslininkų 41 grupė. Aš turiu mokymų programą ir viskas. Pašlo pojechalo papatylas, kaip sakoma. Dabar jau moku ir gyvai, ir interneto online, yra SEO online mokymai. Ir su SEO online mokymais aš iš tikrųjų per savo kiekvieną savaitę praleidžiu labai daug laiko, praleidžiu 2-3 dienas per savaitę, pirmus pusdienius rytais vedu šitos mokymus. Kitas projektas, kuris gimė vėlgi, visiškai natūraliai, lengvai, vėlgi pirmiau atsirado šito produkto. Ir tai buvo Rašytojo akademija ir yra jinai dabar. Ir vėlgi čia vyksta mokymai online. Ir tai yra renkamos grupės. Ir dabar mes su pirmąją grupę jau baigėme išleisti knygą. Knygos procesas pasirodė, man labai įdomi, leidimo procesas, labai įdomi patirtis. Tikrai žinokit, jeigu atrodo, kad lengva parašyti knygą, tai man įdomios tokios pamokos. Gal todėl aišku, kad penkios moteris rašom yra
komandinio darbo mokėjimas, žodžiu, čia daug savybių išlenda, pasitikėjimo, kantrybės. Na, jeigu žmogus, pavyzdžiui, ten sako, kad tu mane pavedė arba kiek čia tavęs galima laukti, kitas greičiau parašo, kitas lėčiau, tai jau niekaip nebus gero rezultato. Va tokių savybių mes visokių išmokom. Knygą rašydami ir jau lapkritį jinai turėtų pasirodyti prekyboje. Na, nebūtinai aš jums informuosiu. Jos viršelį piešiau pati ir labai kažkaip dėl to džiaugiuosi, nes tai įdėjau savo kažkaip paauglystės svajonę, nes paauglystėje labai mėgdavau piešti ir dabar tapau paveikslus, bet labai mėgdavau piešti tokias, nežinau, merginas, visokias madistės, tai kaip tie knygos turinys labai sutampa su tema. Pamačiau viršelį, tai tikrai šiurpais, net kažkaip susiliejimas, labai geras jausmas buvo. Tai knyga vėlgi bus labai gyvenimiška, labai atvira ir iš jos galima, sakykime, labai daug ko bus pasimokyti, savo pristaikyti, save nuraminti, pagydyti savo sielą, kažkiek išgirsti širdį. Kitas projektas, kuris labai vėlgi natūraliai atėjo į mano pasąmonę ir į mano realybę, tai verslodara. Čia yra savirealizacijos ir verslumo mokymai. Ir dabar mes renkame 4 grupę. Online mokau, kaip atrasti savyje mylimą veiklą ir paversti tai verslu. Ir tų pavyzdžių, kiek žmonių gyvenime transformuojasi. Mes per šiuos nepilnus metus jau patyrėm labai daug. Pusė pabaigoje startavo projektas. Dabar yra metų 11 mėnesio pradžia, tai galima sakyti, per 10 mėnesių mes jau tikrai su šitą mano pačios atrasta metodika turiu labai daug gerų pavyzdžių, kur žmonės savim, galima sakyti, papuldami tam tikrą žmonių grupelę, kur irgi tą patį visi veikiam, Facebook'e, privati yra grupelė visuose šiaip mūsų mokymuose projektus. Puolė tą energiją, kur negalėjau nebekurti ir nedaryti, tai čia tiesiog nesiplėsiu, bet tų akise vykstančių žmonių transformacijų, nepriklausomai nuo amžiaus. Tiek stebiu vis dar po šiai dienai, kad jau nebeišeina netikėti nei visata, nei dar kažkokiais galingais dalykais. Mano realybė jau visa tokia, kad viskas vyksta. Na, ir naujausias projektas, kuris jo idėja gimė balandį, bet jo mokymų programa, kaip sakau, nusileido iš kažkur iš Visatos banko ir informacijos, tai nusileido. Tai pavadinau Širdies akademija. Ir Širdies akademija, tiesiog, būtent matot šitas logotipas, širdelė su karūnėle, sėdint lapelio. Šitą logotipą aš piešiau nuo pat savo gilios vaikystės. Dėl kažko laukdavau mokykloje, po to universitete, po to, kai užaugau, visur aš visada piešdavau šitą širdelę ir negalėdavau paaiškinti, kodėl jinai mane tarsi persekioja. Ir būtent tada tiesiog buvo sekmadienis, atsimenu, tiesiog sprogo viskas, kas tai yra ta širdelė, tai yra Širdies akademija projektas. Ir matyt, aš jam turėjau subręsti, nes tam, kad tu galėtum įkvėpti kitus žmonės, visų pirma, reikia pačiam tuo gyventi, ne tik teorijom, bet ir praktiškai viską būti patyrusiam, viską atradusiam. Ir tos metodikos labai lengvai todėl ir širdies ir susidėlioja, nes kai tu pats patyrei daug guzų, kaip sakau, patyrei, viską išgyvenai, tai lengviau suprasti, kaip lengviau patarti, lengviau, sakykime, kitus žmonės vesti tuo keliu, kad jie nedarytų tų klaidų, kad iškart greičiau jiems viskas būtų. Tai Širdies akademija yra skirta, pagrindinis jos tikslas būtų sustiprėti širdžiai iki tokio lygio, kad žmogus išmoktų gyventi klausydamas savo širdies ir visas situacijas vertų iš širdies balso pusės, ne iš proto, bet iš širdies. Ir turbūt jūs šitą jau senai pastebėjote. Jeigu esate darbdavys, priiminėja darbuotojų darbą, pavyzdžiui, dažnai būna toks jausmas, kad viskas proto kaip ir tinka. Parašyta, žmogus baigęs tą ir tą. Nuostabus. Bet širdis kažkodėl sako, ne. Ir jeigu tik tais vis tiek sprendimas būna padarytas protu, vis tiek gaunasi, kad tas darbuotojas pasirodo pašiukšlinant, atveria visą savo neigiamas savybės ir širdis tave bandė įspėti, bet dėja, ne. Tas pats su santykiais, su partneriais,
su bet kuo, su draugais, kurie bando eiti į jūsų pasaulį. Būna tokių prielipų, kurie, kaip sakiau, jaučia, nori pasimaitinti jūsų energiją. Tai visokiais būdais bando viražais ir negatyviai apkalba, pyksta, keikia tiesiai, kai blogas sako, po to jau gerai, gėrė, liaupsina. Tokie, žinot, tokie kaip psichopato šuorai, tai nesuprasi, tai myli, tai pyksta. Tai išmokstat su širdies balsu, klausydami pasakyti tokiems žmonėms ne. Nes didžioji dalis žmonių mes nemokam, aš asmeniškai nemokėdavau pasakyti ne. Dažniausiai, iš tikrųjų vis tiek, kaip sakom, būdavo ta tokia, po tam tikrų pabendravimų su žmonėm skausmo pilna širdis. Ir todėl, kad, sakykime, labiau gal ne savo klausiau balso, labiau protas sako, vis tiek prasidėk su tai žmonėm, jie geri, arba ten kažkur naudinga. Tai ne, jau viskas šitą dalykų savo širdies nebelieka. Ir lieka tada tokia grina, tokia sąmonės būsena, kuri aš pagaliau suprantu, kas yra tas čia ir dabar, nes anksčiau iš tikrųjų būdavo lengva pasakyti čia ir dabar, negi išlaužtų tą būseną čia ir dabar iš savęs. Nifiga negalvoja apie čia ir dabar, galvoja apie tai, kaip rytoj apmokyti sąskaitas, dar kažkas ir nebus. Tai va, o dabar yra tas tikrai dabar, tas geras, toks, nežinau, kažkoks šviesos pliūpsnis, kažkoks viduje palaimos jausmas, kur tu žinai, kad nereikia niekur skubėti, tiesiog viskas dieviškai lengvai ir sinchronizuotai, harmoningai viskas dėliojasi. Tai kągi, mylėjai, tada linkiu jums kažkiek tais irgi įsikvėpti iš knygų. Tiesa, dar nepasakiau, kurie jau sekat mano tinklaraštį Facebook'e įkvepiantis pokalbis su Evelina, tai labai ačiū jums. Aš ten dalinuosi savo mintim. Kurie dar nesekate, tai susiraskite Facebook'e ir ten labai daug dalinuosi įvairiomis ir ištraukomis iš knygų ir savo samprotavimai, savo įžvalgomis. Ten iš tikrųjų aš pati augu ir mano kelias ten yra kaip dienoraštis tiem, kuriem surezonuoja ta informacija. Kviečiu, kartu augsim. Reiškia, mes labai panašus esame. O kuriem ne, tai jie net ir neišgirs šito seminaro, ar ne? Taigi, ačiū jums labai ir aš labai tikiuosi, kad šitie pokalbiai aptariant knygas taps tradicija ir ypatingai lauksiu jūsų atsiliepimo, ar jums patiko toks vedimo būdas, kai aš šiek tiek paskaitau, kažką pakomentuoju, ar turėtumėt kitų pasiūlymų, gal turit kažkokių knygų rekomenduojamų. Sekančiam kartu aš planuoju Anitos Morijani, Miriau, kad tapčiau savimi, arba Louise Hay, Atrask ramybę savo širdyje. Kažką iš šitų autorių, nes yra abi fantastiškos autorės, kurios įkvėpia, pakylėja ir tų knygų atsiradimas mano gyvenime irgi yra labai dieviškas ir man tų autorių energetika ir išmintis perduota padarė didžiulį poveikį mano asmeninėje transformacijoje, tai tikiu, kad ir kitiems tai gali labai labai padėti. Taigi šiam kartui tiek, viso geriausio.